Man Vilmantai šiaip yra biški sunku. Aš vakar turėjau vakarą. Eilinis sekmadienis Lauryno Stonkaus gyvenime prilakt. Žmonės į bažnyčią eina. Tai vakare neina. Bet... Būna 7 mišios. Nu, tai jau ten jau tie, kur dainuoja Dievas stato namus nuostabius. Bet tai yra susiję šiek tiek su mūsų tinklalaide, podcastu, nes aš tradiciškai kaip gyvulys nuėjau pavalgyti į McDonald'ą. Ir aš nežinau, ar tu valgiai pastaruoju metu išsinešimui maką, bet dabar ten duoda maišelius, ant kurių parašyta, apie mus kalbėjo ir yra išvardinti filmai. Aš per televiziją mačiau reklamą, kur būdavo ištraukos filmų. Tai ganėtinai mažai filmų šiaip. Galvoju, nėra makas šiaip didžiausias dalykas. Tai yra, bet matai, čia tikriausiai yra product placementas. Ir jeigu yra product placementas, tai... Reik pinigėlius bašliuoti. Su bašliuoti. Tai čia pats McDonald's galbūt Pats Jonas McDonald's. Pats Jonas Ronas McDonald's yra kaltas, kad jis brangininkas yra. Bet kokio filmo tikrai nebuvo ant to popiergalio, kurį gali vakare parsivedęs merginą tą pat vakar uždėti ant galvos. Wow. Ne, aš atsiemu šitą žodį, blogas juokas. Labai blogas. Taip. Bet svarbiausia, žinai, yra pripažinti klaidą. Pripažinti klaidas, ne kaip Žemaitaitis. Pedofilas galimai. Tai va, kokio filmo nėra, tai tikrai nėra Skrydžio virš gegutės lizdo. Taip, 75 metų Milošo Formano šedevra. Ne tavo mėgstamiausias ar vienas mėgstamiausių filmų yra Milošo Formano Amadėjus? Taip. Labai, ten jau toks teatras, ten jau toks Jėzau. Ten jau turi to pizazą. Jo, ten jau pizazas. Didžiosios P. Tai galima tikriausiai sakyti, kad jeigu ne 75 pasirodęs Skrydis virš gegutės lizdo, One Flew Over the Cuckoo's Nest, tai tikriausiai nebūtų ir Amadėjus, nes... Rock me Amadeus. Ne Amadeus, o Amadėjus. Falko sako Amadėjus. Amadėjus. Kaip blogai skamba. Amadėjus. Tai jo, tai jeigu ne 7-5 ir šitas filmas tikriausiai nebūtų, nes prieš tai Milošas Formanas buvo padaręs ten kažkokią ar komediją, ar kažką, vieną filmą, pirmąjį savo filmą Amerikoje, bet vis tiek dar buvo gana mažai žinomas režisierius ir... Amžinatilsi. Jau amžinatilsi Milošas Formanas. Prieš 5 metus berods išėjęs jau pas kas tiki. Tai šiaip tik jisai mirė, tai darė šitą, man atrodo, Skalvį ar kažkas visą mėnesį Milošo Formano filmams, tai buvo vieną kartą rodytas ir Skrydis virš gegutės lizdo. Tai jo, tai jeigu ne tas filmas, tai tikriausiai ir ta tolimesnė jo karjera būtų kitaip susiklošius. Galbūt jis, kas ten žino, galbūt Čekoslovakijai išsivadavus iš to rytinio bloko, jisai būtų grįžęs į savo gimtinę ir ten kūręs filmus, mes niekada nesužinosim, bet jis įsitvirtino Amerikoje ir sukūrė tikrai ne vieną gerą filmą ir apie vieną iš tų gerų filmų mes šiandien ir pakalbėsim. Pagal 2 metų novelę Keno Kesio, ar Keisio, labai tos pavardės man Kesiai, Kasai, žodžiu. Kesio tikriausiai, Turbūt Kesio, pagal jo knygą tuo pačiu pavadinimu sukurtas filmas. Pati knyga šiaip eina per kiek kitokią prizmę, bet aš gal apie tai papasakosim savo spoilerių daly. Ja, šiaip tai yra įdomus dalykas tas, kad galbūt pradedant nuo to, kad Kesis parašė tą knygą, kaip sakai, 2 metais, bet jisai buvo darbuotojas psichiatriniai ligoniniai ir jo, kaip sakyt, rašymą paveikė tai, kad jis to pats nežinodamas dalyvavo vyriausybės eksperimente, testuojant kai kuriuos vaistus ir vienas iš tų vaistų, kuris vėliau nebuvo parduodamas plačiai visuomeniai. Marsiečiai. Bet parduodamas siaurai visuomeniai, tai buvo tokia medžiaga žinoma kaip LSD. Jo, tai jis po to tik tai sužinojo, kad jis dalyvauja projekte, kurį kuruoja CŽV ir kažkiek tai prisidėjo prie pačios knygos tematikos ir aišku po to ir pačio filmo tematikos, bet apie skirtumus galbūt su knyga nueisim šiek tiek vėliau, bet gal dar kažkiek šnekant apie Kesį, tai reiktų pasakyti, kad jis buvo pirmasis žmogus pasamdytas parašyti filmui scenarijų, bet kaip vėliau sakė filmo prodiuseriai,
Tai, na, ten akivaizdžiai matęs, kad kai rašytojas bando savo knygą paversti scenarijum, tai gaunasi labai blogai ir jisai buvo atleistas, vėliau prisiteisė kažkiek pinigų iš filmo kūrėjų, bet pats niekada nematė to filmo ir sakė, kad ten yra blogas filmas ir man juokingiausia buvo, kad jis gyveno mažam miestelį ir jis buvo gana vietinė įžymybė to miestelio. Kieša. Kada įsiduvo jauna mergaitė? Vakėsis yra kieša. Tai vakėsis yra kieta. Ir kai jis buvo atleistas, tai visas miestelis pradėjo nekesto filmo ir apskritai Hollywoodo, kad va čia tie ponai iš Kalifornijos čia nusprendžia, va čia Kesis geras vyras, gi pats knygą parašė, tai jį atleido. Tai čia toks, nežinau, maža nepykanta filmui, kuris, na, susilaukė tiek daug populiarumo ne tik Amerikoje, bet ir visam pasauliu. Bet įsivaizduoju, jeigu scenarijų Game of Thrones būtų pilnai rašęs George'as R.R., kuris nesugeba baigti jau 6 knygos, gal 20 metų. Ne tiek, bet daug. Šiaip su Game of Thrones tai čia dalykas, kad ne tiek, kad jis būtų rašęs, bet kiek būtų su juo konsultavęsi, nes yra tas dalykas, kad su juo konsultavosi pirmus 4 sezonus, o vėliau nesikonsultavo ir jis tą, kaip sakyt, atsakomybę... Gal buvo konsultacijų brandinykas, žinai, biški. Bet permeta klausimą serialo kūrėjam, ten net Benefas ir Veisas ar Beisas. Nu, tai 2 donatai. 2 donatai. Tai jis permeta klausimą jiems, o jie viešai nekomentuoja, kodėl jie atsisakė Martinų. Taip, bet čia jau nuklydom į kitus kūrinius, kuriuos galbūt aptarsim kažkada kitose mūsų laidose. Koncentruokimės į Skrydį virš gegutės lizdo. Šiaip mane buvo šokiravęs šitas faktas ir aš jo nežinojau, kad filmo prodiuseris pagrindinis tai buvo Michaelas Douglasas. Jis gyvas buvo. Tai jis jaunas buvo. Bet tai būtent. Maždaug... Kuris pinigėlių gavo, močiutę nukankino. 60, kada knyga parašta? 62. 62, tai gana greitai teisės į knygos ekranizaciją nusipirko Kirkas Douglasas, tuo metu, super duper Hollywoodo žvaigždė ir Michaelo Douglaso tėvas. Ir jisai šiaip pastatė yra pjesę Skrydis virš gegutės lizdo spektaklis, kuriame jis vaidino pagrindinį vaidmenį, bet jam vis nesisekė surasti finansavimą, nei viena studija nesusidomėjo ir praėjus kažkur 10 metų, jau jo sūnus buvo ūgtelėjęs, perskaitęs knygą, žinojęs, kad teisės priklauso jo tėvui. Nedaug puslapių, nebuvo sunku. Ir jis tapo labai, politiškai angažuotas. Jis tapo, čia vėlgi panašus kontekstas kaip su Taxi Driveriu, Vietnamo karas, pasipiktinimas valdžia ir taip toliau ir panašiai, ir jis, užsidegė prodiusuoti tą filmą, tai Michaelas Douglasas yra tas žmogus, realiai, kurio mes visiškai nesocijuojam su šito filmu, bet realiai jis yra žmogus, kuris, padėjo, kad šitas filmas būtų, virstų kūnu. Atbašliavo tiesiog. Atbašliavo. Tiems, kam rūpi apdovanojimai ir kiti dalykėliai, iškart pasakau, kad IMDb čia yra netgi 18 vietoje esantis filmas. Ir jis laimėjo net 5 Oskarus. Ir net ne bet kokius, čia reikia pabrėžti, yra vadinamasis didysis 5-tukas, tai yra geriausias režisierius, geriausias filmas, geriausias aktorius vyras ir moteris ir geriausias scenarius. Didysis 5-tas buvo laimėtas, buvo įtraukta ir į Sight and Sound 2012 metų režisierių apklausą, tai 48 tarp 100 geriausių visų laikų filmų. Tavo mėgstamas Akira Kurosawa, jį yra įtraukęs tarp kaip vieną mėgstamiausių savo filmų. Ir šiaip dar vis tiek po to nebešnekėsim apie tos Oskarus ir visą kitą. Man labai šiaip įdomus faktas buvo, tai Louise Fletcher, kuri vaidino tą didžiąją seselį. Aš mačiau, kad lietuviškai kai kur verčia didžioji sesuo. Čia tikriausiai, žinai, Lego kažkoks, nežinau, palyginimas su didžiuoju broliu. Tai jinai laimėjo Oskarą ir aš pažiūrėjau jos atsiėmimo kalbą. Tai, aišku, labai smagi buvo frazė, kur jūs manęs taip nekentėt, kad davėt man tą prizą ir aš džiaugiuosi, kad jūs manęs taip nekentėt, bet labai įdomus faktas yra po to, jinai padėkoja visiems kolegom ir vis kitą, ir tada jinai dėkoja savo tėvam ir kalbėdama, jinai tuo pačiu metu kalba ir gestų kalba. Tai pasirodo, kad Louise Fletcher abu tėvai yra kurti ir jie turėjo 3 vaikus, kurie yra pilnai girdintis. Tai čia toks
Nu, visai, mane kažkiek sugraudina tą atsiejimumą kalba, nes nežinai, gestų kalba sako. Tai va, kodėl tai yra tušas nubėgęs. Taip, man tušas nubėgęs, nes jis sako, jūs leidat, kaip sakyt, mano svajonėm išsipildyti. Tai labai gražu. Tai norėjau paminėti, nes man atrodo įdomus faktas. Dar šiek tiek nepabėkim nuo Oskarų, nes visai gerus filmus nokautavo. Tai Stanlio Kubriko Baris Lindonas, Nasrai, tada Dog Day Afternoon ir Roberto Altmano Nashville. Tai tokie... Ja, bet kai mes praeitą kartą kalbėjom apie Taxi Driver ir gal, žinai, iš laiko perspektyvos, kaip pažiūri, tai kad galbūt ne tas filmas turėjo laimėti, arba tas turėjo laimėti ir taip toliau. Tai, pavyzdžiui, bent šituo atveju, tai man atrodo... Tikrai tas, ja. Ja, tai tikrai pelnytai, nes vėlgi čia, kas jį daro išskirtiniu, tai vėl jis yra nepavaldus laikui. Ir jeigu mes apie jį kalbam dabar, o mes apie kitus galbūt kažkada kalbėsim, bet tikriausiai ne, tai, tai parodo, kodėl jis įsirašė į tą aukso fondą ir jis jame išliks. Šiaip man buvo šiek tiek keista, nes aš nemažai seku užsienietiškų podcastų apie kiną, tai neradau, kad kažkas iš tų didžiųjų būtų aptarę. Kažkaip šitas filmas, jų tarpe pamirštas. Tai gal dar prieis. Bet pamatys, kad, atsukam juostą darė epizodą. Sakyti. Who the fuck is that? Bet aš šiaip irgi pagalvojau, kad jis toks, jis nebėra toks mainstreaminis. Jis nebėra toks, aš nežinau, kad žmonės plakatus turėtų, ar ten, kad labai cituotų, kad čia yra mano mėgstamiausias filmas. Nes manęs šiandien kolegos klausinėjo, sako, apie ką įrašinėsit. Sakau, Skrydis virš gegutės lizdo ir visokie, palauk, kas čia, su kuo čia. Ir kai jau žinai, paaiškini, kad yra psichūškiai, kad yra tas Jackas Nicholsonas, tas, jo, bet šiaip kažkodėl primirštas, bet... Tai tikiuosi, Vilmantai, kad mūsų misija šiandien yra primint ir įkvėpt dar kartą pažiūrėti, kad ta meilė atgimtų, kad knygą nusipirktų. Taip, kad aš nežinau, ar spektaklį vis dar Lietuvoje rodo. O jeigu rodo, kas vaidina įdomu? Aš atsimenu, kad pagrindinį vaidmenį tai vaidino Bialobžeskis. Vo. Tai jeigu yra spektaklis, tai nueikit pažiūrėt. Šiaip dar apie filmo kūrimą, kiek čia man labai atrodo įdomus faktas, tai kad buvo filmas, siužetas vyksta psichiatriniai ligoniniai ir jis buvo filmuotas tikroji psichiatriniai ligoniniai. Ir kai kurios epizodinius vaidmenis atlieka tikri ligoniai ir Michaelas Douglasas savo prisiminimuose rašė, kad jie tik vėliau sužinojo, kad kai kurie buvo, nes kai kurie žmonės savanoriškai gydos, kai kurie žmonės yra, jiem paskirta dėl kažkokių nusikaltimų, nes jie yra nepakaltinami. Tai sakė, kad jie tam Fire Department turėjo piromaną, tik po to sužinojo, kad jie paskyrė piromaną dirbti su... Bet jis moka, jau ką jis moka, tai dirbti su ugnim. Tai jisai žino, jo, ir patys aktoriai, kai kurie iš jų gyveno ir nakvojo psichiatriniai ligoniniai, Jackas Nicholsonas ir aš vis pamirštu tos seselės vardą. Louise Fletcher. Fletcher, jo. Yeah. Tai Nicholsonas su Fletcher patys stebėjo, kaip yra atliekama elektrošoko terapija. Man terapija čia kabutėse, nes ten mažai terapijos, bet elektrošokas atliekamas pacientui. Ir jie toj ligoninėje, Oregono valstijoje, tai tas ligoninės vadovas labai džiaugsmingai juos priėmė ir galiausiai jis atliko vaidmenį šitame filme. Jis yra kaip ir tos, nežinau, irgi vadovas tos įstaigos. Daktaras, profesorius, kažkas tokio. Jonas Spyvis veikėjas, o Deanas Brooksas tai yra tas ligoninės direktorius, kuris manė, kad jo pacientų dalyvavimas filmo kūrime bus tam tikra kaip ir terapija jiem. Taip, šiaip grįžtant, jeigu prie nusikaltelių tam tikrose departamentuose, tai aš į virtuvę tikrai paskirčiau Šiaulių kanibalės. Taip. Ačiū uždėmesi. Kodėl? Paspaus. Šito trūko. Kodėl jūs nematę šito filmo, turėtumėte pamatyti jį? Tai visų pirma dėl to, nes jis geras, tiesiog ikoniškas geras filmas. Bet jis yra smagus, jo humoras nesensta ir jūs ten pamatysit tokių aktorių, kurių jūs nesitikėtumėte pamatyti ten. Ten yra jaunas, kad ir kaip keistai skambėtų, bet jaunas Denis DeVito. Jaunas Christopheris Lloydas. Tas atgal į ateitį daktaras. Taip. Jo, dar yra
Ir viskas. Ja, šiaip tai yra įdomu, kad jie šiaip iš to ir pasidarė karjeras, nes realiai tik Jackas Nicholsonas buvo žymus aktorius, visam aktorių kolektyve, tais 74-5 metais, vėliau tikrai ne vienas aktorius pasidarė, o tas pats Danny DeVito, Christopheris Lloydas, ta pati panelė Fletcher ir šiaip įdomus faktas apie Danny DeVito, tai jisai tą patį veikėją vaidino ir tame spektaklyje, kuriame vaidino Kirkas Douglas. Ta prasme, Skrydis virš gegutės lizdo spektaklį, jis atliko tą patį vaidmenį, kurį vėliau atliko filme. Martini. Ir jis, čia aišku, pablato biški pateko, nes jisai buvo Michaelo Douglaso senas geras draugas ir buvęs kambariokas. Tai galimai ir dėl to jisai buvo paimtas. Kaip manai, ar Danny DeVito yra geras kambariokas? Šiaip tai atrodo toks gerietis. Bet aš manau, kad jis šiukšlių neįsineš. Jis atrodo toks nešvarus. Nevaliukas. Nežinau, ar jau leidžiamės į filmo gelmes, ar jau klaidžiam po tos psichuškės koridorius. Šiaip tai, jo, kas nematė, yra tiesiog nemari klasika. Jo, tai yra filmas apie vyrą Jacko Nicholsono įkūnijimą vyriškį, kuris už tam tikrus razbainiko nuotykius yra atsiunčiamas į psichiatrinę ligoninę, kad išsiaiškintų, ar jam viskas su galvele gerai. Jo, ir pati ligonė labai yra griežta tvarka, kaip tu sakai, Jacko Nicholsono veikėjas. Razbainikas, tai jau akivaizdu, kad yra tas klešas tarp tvarkos ir razbainikiškumo. Tai va, tai jisai tiesiog sugriauna visą tą tokią idilę ir šiek tiek įveda chaoso. Tai va, jeigu sudominom, eikit, žiūrėkit ir grįžkit po to pas mus, o kas matė, kas nori šiek tiek giliau gal pažinti, gal norit, kitą dieną su kolegom prie kavos aparato sakyti, o žinojai, o tu matei, kad tas. Tai galit likit, prieš tai dar like, subscribe ir... Okay, let's go. Gerai, vėl prasideda nuo ilgo intro, nes yra 75 metų filmas, tai kaip tau neprasidės nuo ilgo intro? Taip, bet tas ilgas intro... Šiaip labai panašus filmai, tiek kurį mes pirmą aptarinėjom, Taxi Driverį, tiek šitas, nes galima iškart sakyti, kad pradžia ir pabaiga labai susižaugia, kaip pradžia prasideda nuo gamtos vaizdų, tai filmas ir užsibaigia gamtos vaizdais, bet čia ir yra, kad Jacko Nicholsono veikėjas Randallas McMurphys, Mekas, jis yra tas, bet kaip tu sakai, razbainikas, toks gaivalas, gamtos gaivalas, ta gamta, mums su kuo asociuoja, su laisvė, su kažkokia, su tuo, tai būtent tas laisvės vaikas yra... Su uodo įkandimu. Bet uodas laisvės tenai. Ir tu laisva valia atėjai ten, kur tau tas uodas įkas. Taip, žinoma. Tai jis atvažiuoja į psichiatrinę ligoninę, kur irgi akivaizdžiai matosi, visiškai tas kitas kontrastas. Tai yra tvarka. Yra kažkokia, jau yra mechanizmas veikiantis. Jo, tenai tiesiog visi sėdi ramiai, klausosi klasikinės muzikos, žaidžia kortom, plauna grindis, viskas ramu, gražu, vaistukus geria ir tada policijos pareigūnai atveža veikėją McMurphy arba Meką tiesiog. Ir jis jau iš karto jis pradeda garsiai juoktis, pradeda krizent, vos jį atveda, jis iš karto pamato didžiausią psichuškės pacientą, indėną, ir iš karto bando su juo pasikalbėti, tu gal žaidi kašį ar fūlį ar kažką tokio. Ir jam aiškiai pasako, kad nekreipk į dėmesio, jis yra nei girdi, nei gali šnekėti. Bet čia, man atrodo, dar kitas tas kontrastas yra tarp, mes pirmą kartą pamatom ir šitą ir seselę, Ratchet, ir ant kiek, irgi vėl mums iš karto yra supažinus su realiai pagrindiniais tais veikėjais. Tai vienas yra toks, kaip sakai, strakaliojantis visas toks, o jinai yra iš karto jau tokia ribota, stojiška, labai gerai apibūdintis ją žodį, nes jinai taip realiai mažai emocijų rodo, jinai labai ramiai kalba ir šiaip labai įdomus tas pats faktas, kad kada mes ją pirmą kartą pamatome, tai jinai yra įrėminta į grotas. Ta prasme, į ligoninės tas vienas iš praėjimų yra grotose, tai kažkiek irgi duoda tą
aš nežinau, vaizdinį tos pačios Fletcher, kad jinai irgi atstovauja tą, žinai, tą kaip čia sakyti, užgniaužimą žmonių, tą tokią, nes realiai... Statymą į tokius rėmus. Įstatymą į rėmus ir, realiai tų žmonių tokį įkalinimą. Nes kaip ir bebūtų ironiška, tai Mekas jisai bėgo nuo kalėjimo, bet jisai galiausiai vis tiek pateko į kalėjimą. Tai tas įrėminimas, man atrodo, irgi yra puikus parodymas, kad su Meku mes pažįstam gamtos vaizdais ir jos trakaliojimus, su Ratchet mes susipažįstame su jos, tais kažkiek net robotišką išvaizdą ir jos įrėminimu į grotas. Daugiau apie Meką mes sužinome, kai jis apsilanko pas tą, kur jau Vilmantas pasakojo, realų psichiatrinės direktorių, kuris vaidina ten psichologą, profesorių, terapeutą. Ir jis tenai papasakoja, kad tu čia darai nusikaltimų daug, tu čia esi cypiai vos ne kiekvieną dieną metuose, tai pagaliau atsiuntė pažiūrėti, ar tau tikrai viskas yra su galvelė gerai. Jo, ir čia yra vėlgi geras supažinimas su veikėju. Man čia kažkaip labai gal tiesiog, kadangi filmai panašiu metu sukurti, tai su taksi vairuotoju. Kaip jisai Travisas Bicklas šneka su taksi įmonės darbdaviu ir šiek tiek pristato save, kas jis toks ir mes pažįstam, tiek kiek ir McMurphy su tuo gydytoju. Čia man labai patiko viena Meko tokia frazė, kai daktaras klausė jo, o tai kodėl tu esi čia? Kodėl tu nenurimsti ir jis toks, I fight and fuck too much. Ir tada papasakoja, kaip jį bandė nuteisti, ar buvo nuteistas už seksą su 15-metė. Bet jinai atrodė... jinai atrodė jo vyresnė. Jis sakė, jinai man sakė, kad jai 18, nors jinai atrodė 35. Ir, čia toks... Bet šiaip labai matos netgi, kaip tas pats daktaras jau pratęs prie tokių, keistuolių bendraut su jais, nes tada Mekas labai įsijautęs paskoje. Tu tą raudonas lūpas apačioje pamatai ir tu negali atsispirti tiesiog, tau jau tada nesvarbu, jei 15 ar kiek. Ir tas daktaras, Jo, bet man atrodo, iš vienos pusės tai mes kažkiek pažįstam tą patį McMurphy ir man yra įdomus šia dalykas, nes lyginant su knyga, aš knygos neskaičiau, bet kažkiek pasiskaičiau, kad toje pačioje knygoje yra daugiau aptariamas pats McMurphyo, kaip sakyt, jo priešistorė. Kad jis yra, vėlgi, mes turim karo veteraną, mes turim Korėjos karą, šįkart Korėjos karo veteraną, nes vėlgi filmas 75, bet siužetas yra, lyg tai filmas vykstų 60-aisiais. 10-15 metų anksčiau, tai ten ką tik žmonės grįžę iš to Korėjos karo. Tai vėlgi, galima gal kažkiek ir suprasti, kodėl jisai yra razbainikas, nusikaltėlis ir visa kita. Vėlgi, žmogus grįžo iš karo, nerado savo vietos, kur pasidėti. Vieni prasigeria, kiti eina daužyti snukį ir krūštis. Čia irgi kažkoks kaupinimo mechanizmas. Tai aš nežinau, kiek tavo nuomonė būtų pridėję tėmą, tai kad jeigu būtume mes sužinoję, kad jis yra karo veteranas. Aš manau, kad gal būtų atėmę, nes jis dabar, man visai patiko, kad jis toks iš niekur atėjo toks. Kad mes mažai žinom ir, nes, tada man jau būtų iškart įsijungęs tas, kad, veteranas, čia jam tikrai gal kažkas su ta galva negerai, ten jis traumų visokių turi panašiai. Dabar mes matom tiesiog crazy žmogų, kuris ateina, mes apie jo nusikaltimus nežinom labai daug ir kokį jie ten sunkumo apart to sekso su nepilnamete. Man labiau patinka, kad jis yra tokia kaip mistinė figūra, kaip toks į tą visą psichiatrinės ramybę atėjęs toks kaukas tiesiog, bildukas toks išjudint viso to. Tai man gal geriau, kad mes nieko nežinom apie jį. Čia šiaip įdomu tai, kad mes apie realiai praktiškai nei vieno veikėjo kažkokią priešistorę baisiai nežinom. Mes galim visada pažiūrėti tą siaubingą serialą Ratchet. Šiaip, čia... Jis labai blogas, Tu matei?
Aš žiūrėjau gal 3 serijas ir man rodos, kad jį po 1 sezono ir cancelino, nes jis siaubingas. Ja, čia kas nežino, Netflix'as sukūrė prieš istoriją serialą apie tą seselę Ratchet. Tai grįžtant prie tos prieš istorijos, tai apie kai kurių tų ligonių galbūt prieš istoriją kažkiek sužinom, ką jie tam padarė, ar dėl ko čia jie yra, bet pavyzdžiui, apie McMurphy nežinom ir apie pačią seselę Ratchet nežinom. Kiek teko skaityti, kad vienas iš tų galbūt, kodėl jinai yra toks veikėjas, yra tai, kad jinai dirbo Antro pasaulinio karo metais medicinos sesele. Tai irgi būtų kažkoks papildomas, žinai, kontekstas, kurio filmo veikėjai, šitie neveikėjo filmo, kurie nusprendė neparodyti. Tai atrodo, kaip tu sakai, jo tas chaotiškumas atrodo iš niekur šiek tiek bildukiškumas ir tu to nesusijai su kažkokiam problemom, taip ir su Ratchet jos savybėm, tu nesusijai su jos praeitim, kodėl jinai atėjo iki tokio taško, kad jinai tokia yra. Ir mes realiai, jeigu galima perėti iškart prie kitos scenos, mes, šiaip kaip ir McMurphys, pamatome, kokia yra ta seselė Ratchet ir kokios čia yra taisyklės tam pirmajam grupinės terapijos seanse, kur jisai vėlgi yra stebėtojas. Jisai žiūri, kaip jinai bendrauja su pacientais ir jisai jau pradeda matyti, kokie galbūt ir pacientų, žinai, yra tipai. Bet man iš karto patiko labai tas Ratchet ir Meko toks kaip ir susižvalgymas, nes Mekas aiškiai pamatė ir iš jo visos povyzos buvo galima matyti, kad jisai jau žino, kad čia su ja bus bėdų. Ir pati Ratchet gal šiek tiek atrodė vos ne pasišlikštėjus, nes gal jinai suprato, kad jis niekuo neserga greičiausiai ir kad jis yra visiškai kitoks negu kiti pacientai, kuriuos jį gali kontroliuoti ir jinai suvokia irgi, kad su šituo irgi bus bėdų. Tai jau toks iš karto susikirtimas žvilgsniais, kur abudu matos, kad jau, aš tavęs nemėgstu, tu manęs nemėgsti ir čia bus vargų vargelių. Čia toks kaip westernuose, žinai, tas pritraukimas. Bet čia yra įdomus dalykas apskritai, kad labai šitam filme daug pasako tos veido išraiškos arba, gerai, šitam kadre tai nebuvo taip, kad buvo labai stambus planas, kur mes matom tik tai veikėjo veidą, bet apskritai, Milošas Formanas ir jo aktoriai labai daug atskleidė būtent mimikom. Tai kaip tu sakai, šitie žvilgsniai mums parodo realiai, kur bus pagrindinis konfliktas. Kitas dalykas, tai tos pačios Ratchet kartais tokia sunkiai slepiama šypsena, kai jinai kažką daro, kas, priboja tuos pacientus, kad jinai, bando išlaikyti tą savo stoikiškumą, tą savo rimtą veidą, bet kartais ta maža šypsnis parodo, kad jinai mėgaujasi tuo, kad jinai turi čia kontrolę, kad jinai turi čia galią ir kad jinai žaidžia su tais ligoniais, kaip su savo lėlėm. Nes jie jie yra labai pažeidžiami. Čia vėlgi, čia nėra lygiavertis santykis, čia yra, psichinės negalės ir sutrikimus turintys žmonės, jie yra pažeidžiami, jinai yra galios pozicijoje. Kai tuo tarpu McMurphys, jis nėra, jis yra jai lygiavertis priešininkas. Čia yra tas susišaudimas, kur jie abu turi ginklus, o ne tik vienas iš jų. Tai taip, jo. Taip. Bet toj pačioj scenoje yra ir kita dvikova, tai yra dar priešai, gal didesni net negu Ratchet ir Mekas. Tai yra toks kaip britų aristokratas, pusiau pleibojus atrodantis Hardingas ir neatsimenu veikėjo vardo, bet tas daktaras Braunas iš atgal į ateitį. Taberis, jo, Christopher Lloydo vaidinamas. Irgi kažkoks razbainikas. Jo, o jis irgi susikerta, kur Lloydo veikėjui nepatinka, kaip Hardingas šneka aukštom frazėm, kurios net nėra aukštos tenai frazės, pasakė šiek tiek sunkesnį žodį ir jau ką tu čia kalbė, užsičiauk mums. Bet čia kartu, žinai, parodo, kaip lygioj vietoje, ant kiek ten šiaip yra įtempta atmosfera. Jo, ten belia kada gali kilt. Ir man keista buvo, kad ten visgi vyksta grupinės terapijos seansas ir jie jau rėkia vienas ant kito, vos netoj puls vienas kitam į atlapus. Ratchet nedaro nieko. Jis sėdi ir tokiu ramiu veidu ir sakai, kaip tu, kad ta šypsenėlė maža tiesiog. Jo, ir čia, man atrodo, jau mes iš pačios tos pirmos scenos pamatom, kad ten realaus gydymo, kad, galbūt jie,
kaip čia pasakius, galbūt jie galvoja, kad jie tiem ligoniam padeda, bet jau iš to pirmo pamatymo, kaip vyksta ta grupės terapija, mes matom, kad jiem tai nepadeda, absoliučiai. Tarsi, visas Ratchet ir apskritai visos tos ligonės suvokimas yra tai, kad tos grupinės terapijos, kurios realiai yra vienas iš kontrolės mechanizmo kažkokių išdavų ir vaistų farširavimas. Tiem žmonėm tai akivaizdžiai nepadeda. Ir mes po to pamatome, kas jiem gali iš tikro padėti. Tai tas, gaivališkumas, tas kažkoks jautimas pasijausti žmonėmis, o ne kažkokio mechanizmo detalėmis. Ir tą gaivališkumą atneša Mekas ir tikriausiai tas pirmasis jo bandymas atnešti gaivališkumą. Aišku, tų mažų detalių mes nuo pat pradžių matome, kaip jis nepraryja vaistų, kaip jie žaidžia kortomis, bet kaip jis bando išjungti muziką. Bet tikriausiai esminis, tas pirmasis jo, pasipriešinimas yra tas beisbolo žiūrėjimas. Jo. Tas norėjimas žiūrėti beisbolą. Tai iš vienos pusės, iš McMurphy pusės, čia yra bandymas jo kažkiek atnešto išorės gyvenimo į tą instituciją. Iš kitos pusės jis tikriausiai tiesiog nori pažiūrėti beisbolą ir kartu jis nori pasipriešinti tai sistemai. Tai čia mes vienam ringo kampe turim, o kitam ringo kampe mes turim Ratchet, kuri šiaip tu negali sakyti, kad jinai daro kažką blogo. Ji dirba savo darbą tiesiog realiai. Iš vienos pusės jinai dirba savo darbą, bet iš kitos pusės jinai žino, kaip sumanipuliuoti, kad atrodytų, kad čia viskas yra gerai. Pirmas balsavimas dėl to beisbolo žiūrėjimo. Tie pacientai jos bijo. Ta prasme, jie dar nežino, kad galbūt tarp jų yra ta lygiavertė figūra, kuri gali pasipriešinti tai kontrolės mechanizmui. Jie nebalsuoja, čia vienas dalykas. Antras dalykas, kai vyksta tas antrasis balsavimas, tai jinai irgi, susitikimas baigėsi, nesvarbu, kad dauguma žmonių nubalsavo. Jinai žino taisyklės, jinai su tom taisyklėm gyveno, jinai sukūrė tas taisyklės ir jinai, čia buvo tas pirmasis, iš vienos pusės pirmasis Meko pralaimėjimas, bet iš kitos pusės ir pirmoji Meko pergalė, kai jie žiūrėdami televizorių, išjungtą televizorių ir įsivaizduoja, kad žiūri beisbolą, jis kartu parodė tiem, savo kolegom, savo bendrapartiečiams ligoniai, tą džiaugsmą, tą kažkokį tą guvumą. Tai kartu pralaimėjęs iš karto atsistojo ir nugalėjo. Ir čia, man atrodo, dar vienas buvo iš Ratchet pastebėjimų, kad čia yra problema, su kuria man reikės dorotis. Kaip tu sakai, pirmą kartą tas žvilgsnis, kur jinai tikriausiai nuskaitė ir suprato, kad jis netoks kaip čia kiti. Kita, kai jinai jau pamatė pačiam veiksme jį, kad jisai man gali būti problema. Ir čia tikrai vėliau, kai mes eisim per siužetą, pamatysim, kaip jinai doroja su tą problemą. Prieš antrąjį balsavimą dėl beisbolo dar buvo vieta, kai Mekas tiesiog nusprendžia, kad gal tiesiog reikia išeiti iš čia ir tiesiog pažiūrėti beisbolą bare. Ir jisai, kadangi toks razbainikas, stavkės mėgsta, jeigu tai vyktų 2023 Jėzaus Kristaus metais, tai jisai būtų top sporto tiesiog lankytojas dažnas. Ir jis sako, lažinamės, kad aš pakelsiu duše esantį vandens fontanėlį ir tiesiog išmesiu pro langą jį, išdaušiu langą taip ir tiesiog išeisiu į barą. Tai vienas ten pastato $1, kitas $25 ir jis nuoširdžiai pabando pakelti jį. Tai gal tas bandymas ir tie žodžiai, kai jisai pabandė ir kai jam nepavyko, kad at least I tried, gal šiek tiek įkvėpė tuos kitus pacientus kitą kartą ir taip aktyviau balsuoti, nes jie, pagalvojo, kad jis kažką bando daryti vis tiek, o mes čia šiek tiek pasiduodam tiesiog. Jo, apskritai imtis veiksmų, aišku, šiaip tai gerai, kad paminėjai, nes ta kriauklė ar ten kažkoks tas fontanėlis labai svarbus pabaigoje, bet iš kitos pusės tai parodo šiaip, kaip jis mėgsta dominuoti, jis toks alfa yra ir gal va čia alfa vyras, jo, Airinas. Čia gal būtų susišaukę su tuo,
knygos žinomų kontekstų, kad jis buvo Korėjos kare ir jis vadovavo kažkuriam būriui. Ten kiek skaičiau, kad jis kažkokią sėkmingai misijai vadovavo, tai matos, kad jis turi tų lyderio savybių ir jis norėjo būti, jis atėjo į naują aplinką, kur irgi yra būrys ir kur norėjo būti alfa. Bet jo, čia yra tas dalykas, kad šitas jo veiksmas, kuris yra labai nesėkmingas, nes, taip, ten yra labai sunkus daiktas, įkvėpia nesėkmės, o drąsos tiem žmonėm, kad, tau nebūtina tiesiog nieko nedaryti, tu gali kažką daryti, net jeigu žinai, kad tau nepasiseks. Kadangi Maką atvežė į šitą įstaigą policijos pareigūnai, jis šiek tiek neturi pilnos laisvės. Ir jisai negali su kitais pacientais, kurie yra gal šiek tiek pavojingesni arba vapšė nesigaudo aplinkoje, jis negali važiuoti ten į kas savaitę vykstančias ekskursijas, kuriuos išveža tiesiog po gamtą pasivaikščioti ar kažką. Tai jis vieną kartą tiesiog užsilipo ant mūsų dičkio nebilio indėno pečių, peršoka tvorą ir tiesiog pavogė autobusiuką su visais tais pacientais, kurie gali važiuoti. Taip jų yra ir Martynis, taip jų yra ir tas Britas, kuris net nėra Britas. Bet man jis labai atrodo britiškai tiesiog, jis toks Taip jų yra ir ponas daktaras Brown. Žodžiu, visi legendiniai veikėjai. Ir jisai nuveža juos į žvejybą, prieš tai užsuka pas Candy. Candy yra tokia laisvo pobūdžio mergaitė. Draugė jo, galimai mergina. Nežinau. Manau, kad ją už $20 gali būti. Man atrodo, kad jie turėjo ryšį. Vaikinas. Aš manau, kad jie turėjo ryšį. Jis turėjo jos telefono numerį galiausiai. Šiam antrais metais. Man atrodo, jie buvo kažkiek artimesni. Gerai. Tai pasiema Candy ir aišku, kai tu esi vyras valdomas visgi hormonų ir tu moters nematęs ilgai, tau padaro tokia daili moteris kaip Candy kažkokį įspūdį. Tai labai buvo juokinga, kaip visi pamatė Candy ir jinai sako, are you all cuckoos? Ir jie tokie, kaip vaikai susigėdė linkčia tokie, Martinis ypač toks. Ir aišku, pati žvejyba jiem nebuvo tiek įdomi, kiek ten vyksta kažkokia veikla šitoj kabinoj. Bet čia pats išvažiavimas. Man tai įdomu yra, realiai, jis turėjo suvokti, kad kažkur ateina jo laikas, kai ten bus jau nuspręsta, ar jam reikia keliauti į kalėjimą, ar jam keliauti į psichiatrinę ligoninę. Ir aišku, jam pabėgimo metu, jis, pasako, aš jam parodysiu, kas yra beprotybė, kad aš beprotis. Tai man šiaip, va čia kyla klausimas, iš vienos pusės. Ar čia jis norėjo tiesiog turėti paskutinį smagų laiką prieš kalėjimą? Ar čia galėjo būti jo pabėgimas, dėl kur kažkokių priežasčių jis galiausiai jo neįvykdė? Ar čia buvo jo, kaip pasakyti, parodymas, ligoninės personalui, kad jis iš tikrųjų yra, priklauso tą įstaigai? Ar jisai, va čia vienas iš tų gražių gestų ligoninės pacientams? Aš manau, kad galbūt čia buvo toks kaip ir gražus gestas, nes aš manau, kad jis yra alfa, jis yra plevėsa, jam niekas nerūpi, bet iš jo išorės, bet viduj, manau, jisai jau kažkaip pradėjo gal tiems bepročiukams prijausti. Ir iš vienos pusės gal jis žinojo, kad taip atrodys labiau kaip beprotis ir jam biški nuo to kalėjimo pavyks išvengti. Bet iš kitos pusės manau, kad norėjo, kad paragautų to ežero, oro ir žuvies. Yra tarp bepročiukų toks Bilis. Jisai iš grupinių terapijų sužinom, kad jam nesiseka su merginomis, jis greit įsimyli, jis prisiriša, po to bando žudytis, kai jos pasako ne. Ir jis, aišku, įsižiūri Candy, nes, kas neįsižiūrėtų Candy? Saldainiukė. Ir, aišku, prieina ir jai visokius komplimentus žarsta, jinai kikena. Nes jis, šiaip, išvaizdus vyriokas. Neblogas. Tu žinai, taip pat. Šiaip tai reikia, čia irgi labai svarbus dalykas, jis vienintelis jaunas žmogus tame. Ir kartu tai veikia, kad jis yra
jaunas, bet jis kartu yra labai naivus ir jam Mekas yra tokia vyriškumo figūra. Ir, čia irgi, šiaip tai, sakyčiau, yra, jeigu, vienas svarbiausių veikėjų šitam filme. Jo tas pats, kaip mes, jame atsispindi, ant kiek ta terapija neveikia, jame atsispindi, aišku, ir paskutinis konfliktas, jis yra paskutinio to konflikto, nežinau, kulminacijos toks katalizatorius. Bet, sakau, esminis dalykas yra, man atrodo, kad jisai yra, sakau, labai matos, kontrastas tarp kitų pacientų ir jo, vien dėl jo amžiaus ir jo to nesubrendimo ir kartu, kaip tu sakai, ten Meka hormonai veikia, bet apskritai, tie žmogiški malonumai. Tai tas jo, kontaktas su Kenis tiesiog parodo, kad šiaip tai čia yra tiesiog normalu. Ką sako ir Mekas visiems tiem pacientam? Jūs esat visi normalūs. Ta prasme, jūs nesiskiriat nuo žmonių, kurie vaikšto gatvėse. Tai Bilis irgi yra normalus jaunas žmogus, kuris yra atspindys to, kaip ta institucija, psichiatrinė ligoninė neveikia. Kai tu turi kažkokių problemų, kad tos problemos nėra gydomos, o jos kaip tik yra aštrinamos. Jos yra taip užslopinamos ir tada iššauna kaip agurkų slovikas. Tiesiog taip, kai jau per ilgai laikai sklepe tą seną agurkų sloviką, kur užkonservavo močiutę du kokiais 11 ir tada iššauna jis, nes jau per ilgai laikomas yra tiesiog. Ir šiaip kitas dalykas, grįžtam prie tų terapijų, man tai sunkiai yra suprantama tas, kad tose terapijos iškart sako, taigi tu bandai nusižudyti, ar ne taip? Ir atrodo, kad jie kiekvieną kartą, seselė Rečia, tiesiog jinai žino tos, kaip sakyt, tos mygtukus, kuriuos spaudžiat, kaip tu gali manipuliuoti žmonėm, kad tam patį Bilį tu visada numenkini vien dėl to, kad jisai bandė nusižudyti ir tu tai žinai ir kalbi ten apie jo mamą ir tu žinai tos saugiklius. Tai sakau, Bilis man yra atspindys to, kaip suveikė, net ne Ratchet, Ratchet yra atspindys visos tos sistemos. Kaip tu žmogų prisiriši ir tu juo manipuliuoji ir jis tau yra paklusnus. Nes kai tu matai, kad jo jau pasitikėjimas kažkoks yra, kylantis, tu žinai, kaip jį nuslopinti. Nes tas pats Bilis, jo emocija, praktiškai daugelį tų terapijų ir apskritai, kai mes jį matom, čia yra tas, kai jį dažnai rodydavo stambiu kadru jo veidą, mes matydavom, kaip jis atsisuka, pacientus ir kaip ir nori būti grupės dalis ir jis netgi šypsos ir visa kita ir tada atsisuka į Ratchet ir ten jau mes matome tą kažkokį baimę, sumišimą ir visa kita. Jo, mes pabaigoje sužinome, kad Bilio mama ir Ratchet yra draugelkos, tai turbūt Ratchet pati jaučia kažkokią didesnę atsakomybę labiau, tą Bilį auklėt, vos nebūtų tokia kaip antra mama, bet tas, motiniškumas toks labiau despotiškas, o ne kad būtų ten meilė ar kažkas tokio. Jo, jai labiau, jisai gal kaip žmogus jai labiau rūpi, bet iš kitos pusės... Bet jinai nemoka rūpintis, jinai turi savo... Ta prasme, jinai savo darbo metodus jam taiko stipriau, vien dėl to, kad jis jai rūpi. Dėl to tie darbo metodai ant jo taip matos labiau negu, tarkim, ant kitų pacientų. Ir čia vėlgi, čia yra tas sugrįžimas iš žvejybos, realiai mes tada matom tą nuosprendį, ką daryti su Meku, ar jį pasilikti, ar įsiųsti į kalėjimą. Ir čia yra, čia tikriausiai viena iš tų scenų, dėl ko Louise Fletcher tikriausiai galimai ir gavo Oscarą, nes atrodo, šiaip tai to scenoje baisiai nieko nevyksta. Jie tiesiog tarės ir tada realiai jos paklausia, ką daryti su Meku. Ir galiausiai nusprendžia, kad jį reikia pasilikti. Bet vėlgi, ten tos minimalios veido emocijos, visas tas, kur jinai jau žino, kas jis toks. Jinai jau, mes matėm ne tik beisbolą, mes matėm išvežimą į žvejybą. Jinai žino, kad jis yra tas gaivalas, bet kartu, toj scenoje atsiskleidžia, kad matos, kad jinai nori jį sužlugdyti. Jinai mato, kad tai yra problema, kurią reikia, aš sakyčiau, net manau, kad jinai nusprendžia viešai kažkaip jį sužlugdyti, kad tai yra noras parodyti kitiem, kad sistema yra stipresnė už individą. Tai, man atrodo, yra labai svarbi šiaip tema šitam filme apie sistemą ir individą, nes, apskritai, čia masių psichologija, tau grupė kartais grupė yra lengviau valdyti negu paskirus individus. Tai Mekas buvo individas ir jisai norėjo parodyti
kitiem pacientam, kad jie nėra pilka masė, jie nėra tik tai, kažkokia grupė, kuri geria vaistus, klauso muzikos ir turi grafiką, grafikas, kad jie turi poreikių, jie turi teisę gyventi ir jie yra kiekvienas, individualiai, kaip sakyt, svarbus žmogus. Tuo tarpu Ratchet yra tos sistemos dalis, kuri mato kaip grupė ir grupė yra lengva valdyti ir man atrodo, jinai tos grupės viduje norėjo palaužti meką ir dėl to nusprendė jį pasilikti. Nors akivaizdžiai matė, kad jis net, tarsi visi mes turim problemų, bet jis neturi galbūt tiek problemų, kiek kiti pacientai. Daktarai kalbėdami net tarėsi tarpusavį, sako, o jūs manot, kad jisai serga? Ne, bet jis yra tiesiog pavojingas. Tai kas man šiek tiek netgi šlikštų buvo, kad čia nėra, kad Ratchet iš kažkokios pagiežos nusprendė viena pasilikti maką ir jį žlugdyti. Ten sėdėjo 4 medikai, kurie turėtų rūpintis žmonėmis ir jie aiškiai mato, kad čia yra sveikas žmogus, kurį turi jau kita sistema, jį kažkaip perauklėt panašiai. Bet ne, jie visgi sutinka, kad geriau darykim iš jo vos ne kažkokį eksperimentą, šerkim vaistais ir uždarykim čia. Tai toks... Dažnai pasakymas, jis yra pavojingas. Tai irgi jai gali rezonuoti, kad jis yra pavojingas ir jį reikia geriau užgniaužti čia. Nes jis sako, čia yra problema. Mesgi nenumetam savo problemų kitie, mes su tom problemom dorojame. Taip. Bet ir čia yra įdomus dar tas dalykas, kad iš karto po to realiai jisai sužino, kad nėra taip, kad jisai čia pabus kažkiek laiko ir po to galės laisvai išeiti. Jisai, man atrodo, čia irgi buvo vienas iš tų momentų, nes mes kaip ir suprantam, kad jisai kažkiek feikino tą savo beprotybę vien dėl to, kad jis iš kalėjimo patektų į kažkokią lengvesnę jo manimų instituciją. Bet po to tiek jis pamatęs institucijos vidų tikriausiai suprato, kad čia yra kažkiek kalėjimas, kitoks, bet kalėjimas. Iš kitos pusės, kai sužinojo, kad negalės po 2-3 mėnesių išeiti, irgi jam turėjo klikint, kad blemba. Ir jisai tada sužino ne tik, kad jis negali išeiti, kada nori, bet jisai sužino ir kitą faktą, kad daugelis pacientų, beveik visi pacientai, kurie važiavo į tą žvejybą su juo, kuriuos jis kaip ir mane, kad išlaisvino, parodė jiems tą gyvenimą, kad jie gali į tą gyvenimą grįžti, kada nori, kad jie atėjo savo norų, netgi Bilis. Bilis gal ne savo norų, gal ten motina įkiš, bet vis tiek ir galbūt netgi tai jį kažkiek sukrečia, kad what the fuck, guys, kad kodėl jūs čia būnat savo norų šitame pragare ar kažkas tokio. Tai manau, kad jį gerai sufakapino smegenėlėse jo 2 tokias žinias. Bet, pavyzdžiui, dėl to savanoriško atėjimo į to ligoninę, tai man atrodo irgi, čia man atrodo, tai senu ir nuskamba tas jo pasakymas, kad jūs esate tokie patys kaip tie žmonės vaikščiantis gatvėje ir visuomenė suvokia jų problemas, bet vėlgi tai jau dar dabar yra stigmatizuojami žmonės su psichiatriniais sutrikimais, kažkokiam psichologiniam problemom. Tai pagalvokim, apie 60-uosius. Tai iš vienos pusės visuomenė jos atstumia, tai jie kaip ir neturi kito pasirinkimo, tik tai eiti ten, kur jie kažkiek jaustųsi galbūt, netokie pavojingi visuomeniai arba netokie, atstumti nuo visuomenės, bet kartu jie ateina į įstaigą, kuri, čia visiškai jiem nepadeda. Mes matome, kaip tos terapijos nepadeda, tai jie yra kaip ir priversti ateiti į tą kalėjimą, kuris neturėtų būti kalėjimas, bet galiausiai išvirsta, kad ten yra kalėjimas. Tai aš visai suprantu tą Meko visišką nesupratimą, nes jisai pažino tuos žmonės, ko galima sakyti, tikriausiai personalas nelabai padarė per visus darbo metus, bet jis pažino tuos žmonės, jis su jais susigyveno ir jam keista, kad jie išėjo iš visuomenės ir nenori ją grįžti, o jisai, kuris suvokia, kad yra normalus, jis nori grįžti į tą visuomenę ir jisai negali. Jis negali ir dar keli žmonės. Užsiminė apie tą grupinių terapijų nenaudą vėl. Tai paskutinė filme grupinė terapija. Ir ji buvo karščiausia, galima sakyti. Ten... Aš manau, kad tas visas Mako buvimas su jais
jau juos pačius gal suprotino, kad mes jau per daug leidžiam tai pačiai Ratched personalui dūchint mus. Ir ten yra veikėjas Česvikas. Man labai jis patiko. Jis yra vienas geriausių veikėjų iš tų bepročiukų. Jis simpaltukas. Simpaltukas. Simpatijos. Aš norėjau pasakyti simpatijos. Kiutalas. Tai ir jisai supyksta, kad Ratched dėl Meko organizuojamų lošimų, kur lošiama, aišku, ne iš pinigų, lošiama iš cigarečių, kad pradėjo cigaretes racionuoti. Ir jis toks, aš noriu savo cigių, kaip tu drįsti man aiškinti, kad aš už savo pinigus nusipirktas cigės galiu rūkyti. Ir prasideda, jis rėkia, kažkas kitas rėkia, visi rėkia. Ir tada Mekas tam buvo normaliausias, racionaliausias, jis liepė nerėkti tiek pačiam Česvikui, jis bandė visus kaip ir sutaikyti, kompromisą kažkokį ras, greičiausiai nubėgo, išdaužė langą, paėmė bloką cigių, davė Česvikui, čia chaosas. Ir aišku, tada jau ateina apsauga raminti juos. Klausimas prieš tai, kodėl visi tenai sargai ir apsauginiai yra juodukai. Man irgi šitas klausimas buvo. Šiaip tai praktiškai visas personalas tik tai seselės yra. Bet ir viena seselė irgi juodaodė. Tai man toks irgi buvo. Okay. Čia momentas. Šiaip tai šita scena, kaip tu sakai, jo buvimas išdrąsino, vėlgi, jie iš grupės, iš kažkokios pilkos masės, jie tampa individai. Tas Česvikas, irgi visą laiką buvo nutildomas, visą laiką, ta prasme, jo poreikiai nebuvo svarbus. Vėlgi, Meko buvimas parodė, kad tu gali būti tikruoju savimi ir jis turi poreikį. Ir tos problemos kaupės, akivaizdu, kai yra kažkokie rėmai, yra tas kažkokia griežta tvarka, kurioje nėra kažkokio mažo posūkio į kairę ar mažo posūkio į dešinę, prisitaikant prie aplinkybių, čia nėra aplinkybių. Ta prasme, visada yra grafikas, visada yra kažkokia tvarka. Tai aišku, kad tos problemos kaupėsi. Ir, spėjant tai, kad tie žmonės ten yra gana ilgai to institucijoje ir spėjant tai, kad tų problemų, dėjas, čia buvo pulinys, kuris tiesiog sprogo. Aišku, negalima sakyti, kad Mekas racionaliausias žmogus išdaužė langą ir bando taip spręs problemą. Nes kai visi klykia, ką reikia daryti. Ko reikėjo tikėti. Bet šiaip Česvikas nuo pat pirmos dienos buvo toks kaip artimiausias Meko, negaliu sakyti bendražygis, gal toks sidekickas negerai irgi. Nes čia buvo toks pusiau padlaižys, bet pusiau ir norėjo draugų jo būti, nes jisai visada būdavo tas pirmas, kuris ranką kėlė dėl beisbolo varžybų. Jis vienintelis kėlė jo, jisai visada buvo tas, kur aš tavim tikiu, jisai tikėjo, kad Mekas gali pakelt fontaną, jisai, žodžiu, buvo toks, kur jame jis gal Mekę rado kažkokį idealą savo herojų, kaip Bilis pamatė tėvišką figūrą, o jis pamatė, kad, norėčiau ir aš tokius kiaušus turėti, kaip Mekas turi. Šiaip, įdomu, jo tas, realiai, jo, ten įsiskyrė, žinai, tų žmonių tos požiūris į Meką. Aš net nesakyčiau tėvišką figūrą, galbūt Bilis labiau tą kažkokią vyriškumo figūrą, tada jo Česvikas, man tas jo padlaižiavimas, kažkiek ir šiaip iš karto sėdimas į tą Meko vagoną yra įdomus, bet šitas Hardingas, kur tu Britų vadini. Tai iš karto ten toks, nėra ten konflikto, bet tas Hardingas nėra, kad pirmas pritarė tom idėjom, jis dažniausiai jom prieštarauja ir jis su Meku yra biški tokiose priešingose pusėse. Aišku, galiausiai visa ta pacientų grupė yra Meko pusėje, bet tas galbūt, nežinau, pastebėjimas, ką Mekas gali duoti, kai kurie, dalį iš jų atėjo taip palaipsniui. Česvikui gal iš karto atėjo. Hardingas, matai, protingas jis šiaip. Tai jisai tiesiog suvokė, kad visi geruoju nesibaigs čia. Ne tiek, aš nesakyčiau, jis galbūt, racionaliausias iš jų. Ir jis, kadangi yra, toks visai racionalus, inteligentiškas, tai manau, kad jam tiesiog tas visas Mako buvimas tokių plevėsa, blevizgotų, jam nėra tai jo stilius, tai nėra jo cup of tea. Bet matai, jeigu jis yra racionaliausias pacientas,
žiūrint taip iš akies testo ir galbūt tos jo problemos yra kažkiek mažesnės negu kai kurių kitų pacientų. Tai sakykime taip, kad jis galbūt aiškiausiai suprantantis situaciją, bet vėlgi mes turim tą ligoninę kaip sistemą ir būti racionalius, dabar realiai paprastai galvojant, tu esi ligoniai, kas yra paprasčiau, ar eit prieš sistemą, ar eit pagal taisyklės. Racionaliai mąstant tikriausiai pagal taisyklės. Jeigu tu savo noru atėjai, tai tu vadovausi taisyklėm, tu tikėsi, kad tave pagydys ir visa kita. Bet, jeigu, sakau, mes darom prielaidą, kad tam ligonė jiem nepadeda, tai kai tu racionaliai mąstai, tu tarnauji tada sistemui. Mekas tuo tarpu yra individualistas, kuris greuna tą sistemą. Tai man, tas Hardingo pasidavimas racionaliam protui, iš pradžių jam nepadeda. Ta prasme, jis neprisideda prie tiek, man atrodo, prie savęs, kad jam geriau būtų, tiek, kad būtų geriau jo draugams. Nes vėlgi, ką šitas visas filmas lygtai, mums nori parodyti, kad tu gali būti individualus, tu gali kiekviena, ta prasme, nėra, kaip sakyti, juoda arba balta. Jeigu ir juoda, tai yra sistema, griežta autoritarizmas. Balta, sakykime, yra chaosas. Kažkur turi būti per vidurį. Ir Hardingas pradžioj pasirenka būtent tą tvarką. Tuo tarpu McMurphys yra chaosas. Jis yra tas chaosas. Bet tobulai subalansuotoj visuomeniai negali būti tik tai struktūros arba tik tai chaoso. Kažkokio derinimo turi būti. Tai vėlgi, McMurphys galbūt ne visiškai buvo tas absoliutus chaosas, bet jis buvo arčiau chaoso, man atrodo. Kai tu pasakei juoda arba balta, mano smegenis šiek tiek buvo iškeliavusios, nes aš prisiminiau Džordanos Butkutės dainą tiesiog. Kurią? Kaip ten, kokias į ten spalvas vardina? Žalia, balta ar juoda? Tavo gyvenimas duotas. Nežinau kokias, nežinau šitą. Tai, bet mes labai nukrypom ir chaosas ir reikia kažkam raminti jau, ateina apsauginiai ir mes turime jau tą tokį, jisai nusižengdavo, bet jis nedarydavo, nors sakė, kad jis yra pavojingas Mekas, bet jis tokio realaus pavojaus kaip ir nekeldavo. Fizinio ar kažko fizinio tokio. Jo, bet man, pavyzdžiui, yra esminis klausimas. Čia dvi situacijos. Vienoje situacijoje yra tasai, tas cigarečių įdavimas, ten tų langų išdaužimas. Ten gali sakyti, kad jis kelia kažkokį pavojų. Bet šiaip tai realiai, jis pavogė autobusą pilną pacientų. Ir grįžo. Jisai grįžo, bet šiaip pagalvojus, tai kur yra didesnis kažkoks nusižengimas? Trenkti juodaodžiai apsauginiai. Bet šiaip, man yra nesuvokiama tai, kad jie, realiai jų sprendimas po viso to jo pavogimo autobuso buvo palikti jį toj ligoniniai. Bet aš šiaip tai atrodytų, kad galbūt tada būtų buvę jį kažkaip rimčiau nubaudė, čia jie nenubaudė, o šitoj vietoje jį nubaudė. Žinai, kai kapt ir taurelė prisipildo ir čia gal buvo tas paskutinis lašas, tas smūgis apsauginiui, aišku, puola gint Meko jo geriausias draugas indėnas. Vadas ir dėl to visos suirutės yra Mekas, Vadas ir Česvikas išvežami į kitą skyrių biškelį pasigydyt. Reik biškiuką, o kas geriausiai gydo? Elektrą. Jo, šiaip tai elektrošokas, man atrodo, čia realiai yra, gerai, negriežčiausia, mes po to pamatom, kas yra griežčiausia, jau ta drausminimų priemonė. Bet elektrošokas jau yra tas bandymas tave nuleisti ant žemės, paprastai šnekant. Tu sukilai prieš režimą, tai, čia žinai, jeigu lygintume su kažkokia autoritarinė sistema, tai vienas dalykas yra, tu šiaip esi tokiose rėmuose, bet kitas dalykas, kad tu jiem pasipriešinimi, tai žiūrinti, pavyzdžiui, Sovietų sąjungą, tai kas būdavo kalėjimas arba tremtis, Stalino laikais. Tai man atrodo, šitas elektrošokas yra kalėjimo atitikmuo. Čia yra ta griežta priemonė, kuri tau turėtų parodyti, kad tu čia nešok aukščiau bambos. Ta prasme... Nešok, nes bus tau elektrošokas. Jo, čia, man atrodo, dar vienas Mekui buvo suvokimas, kad čia nėra atostogos. Čia ta ligoninė galbūt net nėra geriau negu kalėjimas, nes toj ligoniniai tu taip esi baudžiamas. Bet tikriausiai esminė vis tiek scena yra
tai, kad vadas prašneka. Jo, kol Česvikui yra purtomos smegenėlės, lieka vadas su Meku dviese sėdėt ir Mekas tiesiog pasiūlo vadui gumos ir surprise, surprise, vadas pasako ačiū. Tai va, galim šiek tiek grįžti prie pačios knygos, tai knyga yra parašyta iš paties vado perspektyvos, kaip jis viską stebi, visą tą chaosą, nes jis visą filmą yra toks ramus stebėtojas būnantis kampe. Jo, ir šitas ir Kesis knygos autorius rašydamas savo scenarijų to ir norėjo, kad viską mes matytume vado akimis ir vadas būtų pasakotojas, kaip jis knygoje yra pasakotojas ir čia viena iš priežasčių, kodėl filmas šūdinas. Kodėl jo nuomonė filmas šūdinas, nes jo nuomonė per daug Jacko Nicholsono veikėjų yra suteikiamas svarbos, kai jo nuomonė būtent vadas yra galbūt pagrindinis veikėjas. Bet iš kitos pusės, jis buvo atleistas, tai nes jie norėjo, kad nebūtų pasakotojo, kad būtų tas, kaip sakyti, trečių asmenių pasakojama istorija. Tai yra, kad mes žiūrovai esame per mūsų požiūrio kampą yra žiūrima, ne per vado. Nors to foreshadowinimo yra, vis tiek labai esminiais momentais mums yra parodoma vado veido mimika ir mes kažkiek vadas mums yra tas atskaitos taškas, kaip keičiasi visa ligoninė sistema arba kiek Meko ta veikla keičia pačių pacientų gyvenimus. Ir kaip mes realiai po to sužinome, tiesiog, kad šiaip klausimas, kodėl jisai nusprendė būti tuo, tyliuoju, stebėtoju. Manau, kad tiesiog mažiau problemų, nėra jokių grupinių terapijų, nieko. Tu toks esi, tu nei kalbėt gali, nei tu mūsų girdi, tai tiesiog būk kampe, šluok ir paliksim tave ramybėje. Bet iš kitos pusės, ką mes po to sužinom, kad jo ten tėvas prasigėrė ir visa kita, yra tas, kad taip, vėlgi čia, racionaliai žiūrint, manęs nėra problemos, į mane nieks nežiūri, bet iš kitos pusės, Mekas išlaisvino visus pacientus ir kai aš turiu omeny visus, tai labai atsispindi tai ir vade. Realiai jis jį prašnekino. Jisai šypsosi. Bet jis jį išdrasino iki, kas galiausiai atsitinka pabaigoje. Bet aš tai galbūt spėčiau, kad vadas nusprendė nekalbėti ir visa kita, nes ant kiek buvo jo pasitikėjimas savimi ir apskritai jo, tikėjimas savimi ir apskritai geras jautimasis dėl savęs, buvo tokiose plintuso žemumose, kad jis ne tik atsidūrė ligoniniai, bet jis, ligoniniai / kalėjime, bet jis ir savo kūną padarė kaip tokį kalėjimą, kad jisai užsidaro savyje absoliučiai ir visiškai nebendrauja su išoriniu pasauliu. Tai pirmiausiai Mekas jį kaip ir išlaisvino pirmiausiai iš jo kūno. Ir kodėl tos svarbios yra galbūt detalės, kai mums parodo vadą, tai vadas nebuvo tarp žmonių, kurie pabėgo su tuo autobusu. Bet vado veidas yra, jis padėjo Mekui perlipti tą tvorą. Bėkite laisvę, bėkit. Bet jis tada galbūt, dabar nepasakysiu ar tikrai, bet jis tikriausiai pirmą kartą nusišypso. Ja. Jis pajunta tą laisvės kvapą, jis pajunta tą... Koks yra laisvės kvapas, Vilmantai? Nuvažiuojančių autobusų. Žuvies. Benzas. Bet jis tada jis jau pradėjo lipti iš to savo vidinio proto kalėjimo ir šiaip tai, man atrodo, čia irgi detalė yra svarbi ta guma. Ta guma irgi yra išorinio pasaulio, to laisvės, to kažkokio individualizmo požymis, kad tu gali nusipirkti gumos. Man biškai gaila, kad niekada neparodė, ką jie gauna valgyti. Buzo. Tikriausiai buzo. Tokį guliašą. Tokį gargą, net ne guliašą. Guliašą, kur visa mėsa turi lašinį. Ta prasme, žinai, kai būna tas antras patiekalas, ten, pavyzdžiui, bulvių košė, koks nors kepsnys arba guliašas ir daržovės. Tai aš įsivaizduoju, kad jie gauna 3 buzas, kurios yra visos vienodos spalvos ir vienodos konsistencijos. Ir sako, tai va, čia jūsų mėsa ir garnyras. Nem. Jo, tai čia irgi vienas, man atrodo, esminių dalykų. Va, būtent ta scena, kur vadas prakalba ir, Mekas galbūt to net nenujausdamas jis daro tą savo darbą. Jis griauna kažkiek tą sistemą, jis griauna tą pilką masę ir vadas yra kaip atspindys tų atsirandančių spalvų. O kaip tu sakai,
Man atrodo, Mekas tai nežinojo, kad jo laukia elektrošokas. Jo, nežinojau, nes jis dar užėjo į tą palatą toks, ką čia darom, ko čia bus Jis dabar. per daug lengvai ir per daug koketavo su ta seselė, kad žinotų, kad ta seselė to suguma jam į burną ir uždės elektrą. Bet po to jis grįžta atgal pas saviškius ir jis apsimeta daržovę ir visi tokie žiūri sunerimę, kas yra Makui ir tada paaiškėja, kad jisai apsimeta. Tai man keista, kiek ten buvo praėję laiko po to viso pakratymo. Jo, nes jį ilgiau laikė negu kitus. Nes čia vėlgi vienas esminių kadrų, tai mums yra, žinai, parodoma grupė, bet mums parodomas vadas ir vadas vėl nusišypso. Nes jis vėlgi kiti pacientai, man atrodo, tiek nesupranta, kad reikia griauti tą sistemą arba kad ant kiek jinai yra bloga, vadas supranta. Nes jis kažkiek tą sistemą, žinai, savo pats pritaikė, pats buvo apvaržytas ir jo tas nusišypsojimas, parodė, kad Mekas yra nepalaužtas. Jisai ir galbūt jį dėl to ilgiau laikė, nes, ir pati Rečia tikriausiai suprato, kad čia didžioji problema nėra Česvikas, kuris ten nori savo cigarečių, ar vadas, kuris ten, puolė apsauginį. Čia bėda yra Mekas ir dėl to jis galbūt ilgiau buvo prižiūrimas. Bet čia irgi yra esminis dalykas, kad gavęs elektrošoko ir pamatęs visą tą baisumą ligoninės, jis galiausiai ir nusprendžia pabėgti, tą jau galutinį savo pabėgimą. Tai... Bet jis nori dar duoti paskutinį džiaugsmą ir savo naujai iškeptiems draugams, jis nusprendžia padaryti vakarėlį. O šiaip kodėl? Man šitas klausimas. Nes jam rūpi jie. Jis nori, kad galbūt jie dar paragaus kitų dalykų iš to laisvojo pasaulio ir galbūt jie irgi prisijungs prie jo išeiti iš tos visos sistemos. Nes jis jau pamatė, kad jie šiek tiek laužosi ir gal jis manė, kad tas vakarėlis bus toks paskutinis jau smūgis, kuris tą visą sieną Berlyno sieną sugriaus. Tai... Šiaip tai aš galvoju, kad tai arba ir kartu galbūt paskutinis geras darbas, galbūt ir, vis tiek jis tikriausiai tikėjo, kad jiem išėjus ten, bus betvarkė, tai čia toks paskutinis vidurinio piršto parodimas seselei Rečiat. Bet aš kartu vėl racionalų mąstymą įjungus, aš galvoju, kažkiek čia galėjo būti ir diversija. Ta prasme, jis padaro visus tos gerus darbus ir taip toliau ir panašiai, bet vienas dalykas, tai vakarėlio jam reikėjo, kad jis sugebėtų pabėgti, kad jis gautų raktus nuo lango, kad jisai, kiek tą ir budintį nukreiptų dėmesį. Labai juokingas budintis. Kartu galbūt ir tų pačių pacientų dėmesį, nes vienas dalykas, žinai, kai tu laužės, visi miega ir tada visi sužiūri ir, tikrai galbūt, pavyzdžiui, ir tas pats tas Britas, vėl pavardė, Hardingas. Tai gal ir jis kažką ten jau patinka, kaip ir tu vadindavai Britui. Tai paprasčiau. Tas Britas, Markas Adamas Haroldas. Tai gal, žinai, ir jis ten pradėtų, nes jis gyva. Mes kažkaip jį įsivaizduojam kaip tą labiausiai taisyklių besilaikantį, tai galbūt jis irgi jau ten budinti kviestų, sakytų, bėga čia tas anas. Tai man atrodo, kažkiek ir geras darbas, bet kažkiek ir savanaudiškais tikslais vedinas, čia buvo kažkiek diversija. Tai, bet vakarėlis yra vakarėlis, jis pasikviečia Candy, šalia jos yra jos draugė, jos atsineša butelaičių. Ne vieną ir ne du užkandos. Ir, aišku, tas, kur mes sakėm, sargas juokingas labai, jis pradžiai būna pasimetęs, kad aš prarasiu darbą, bet kai pamato Candy draugę, tai jau jam jau gerai. Bet po to jau vėl nebegerai. Bet jis toks sargas. Ne, bet jis galiausiai tiesiog susitaikė su faktu, kad jis neteks darbo, jis prisigėrė ir nuėjo miegoti. O ką, žinai, išsunkia situacija vis tiek savo naudai kažkiek. Bet smagus, matęs, kad ten tiem žmonėm yra smagu. Toksai 8 klasės kalėdinio žiburėlio mokykloje, kai atsineša kažkas Jamaikos 3 vaibas toks. Nes čia tikriausiai dalį tų žmonių yra, gal ne pirmas vakarėlis, bet tikrai vienas po ilgos pertraukos. Tada vėl visas dėmesys Biliui, nes čia yra antras Bilio susitikimas su Candy, jie šoka, jie glaustos, jau gal šiek tiek matos, kad ir Candy visai jau irgi taip apšilus su juo. Ir,
Tai kaip vakarėlis jau ir į pabaigą, jau indėnas su meku raktus turi nuo to sargo nukniaukę, jau kaip ir galėtų bėgti, bet, pasigaili šiek tiek mekas Bilio ir sako, gerai, Kendi, palauksim, tu eik ten. Bet čia man šiaip įdomus jo santykis su Kendi, kur tipo sako, eik su juo permėkok. Tai aš tau sakau, kad jie jokie ten nėra labai draugai ten, jie nėra pora, jie tiesiog yra... Arba jų labai labai atviri santykiai. Taip. Tokie, ne 60 metų. Ne 60, o gal kaip tik 60. Hipiai, LSD ir visa kita, ir meilė ir visa kita. Šiaip man irgi čia klausimas, kodėl jis nusprendė Biliui padaryti tokią šventę. Akivaizdu, kad ten buvo šventė Biliui. Iš gerumo. Ten buvo vieta, kai jau ruošės lipt pro tą langą ir visi atsisveikina, sako, oi, čia pasiliksim tavęs. Ir tada Bilis taip jautriai sureagavo ir pažadėjo netgi mekas, kad atsiųs jam atvirutę su savo adresu, kur galės tada Bilis kaip pats išeis aplankyti jį. Galbūt jis irgi pajautė, kad Biliui jis visgi yra reikalingas ir gal, užgimė tas šiek tiek tėvukas. Tėvukas, kuris savo sūnui parūpina prostitutę. Tokia tipo tėvukas. Kai tėvas nenori šuns ir tada tėvas gauna šunį ir būna toks, kur gerai, pasirūpins aš juo. Ir tada po kokio mėnesio jie jau geriausiai tenais draugai. Tai va, čia manau. Tai Bilis yra meko šuo? Taip. Taip. Bet jo, Bet galimai mekas šiek tiek nuvertino Bilio visą seksualinę energiją. Aparatūrą. Tai mane, kad viskas truks daug greičiau ir belaukdamas, kai jie ten duodas, užsnūdo visi ir išaušo rytas. Ir tikriausiai buvo vienas blogiausių pachmutų žmonių gyvenime apskritai. Nes jie dar ant vaistų. Jie ant vaistų ir apskritai dėl ko, kas po to tenai vyko. Tai įsivaizduoju, vienas dalykas, kai tu esi nepilnametis ir galbūt tave pachmelinga aptinka tavo mama. Kitas dalykas, kai tu esi psichiatrinės ligoninės pacientas ir tave aptinka didžioji seselė Ratchet. Ir mekas su vadu nepabėga. Nesužmiega. Bet realiai, yra, tas kaltų ieškojimas, ten bandymas sugrąžinti į tą tvarką, bet čia esminis dalykas yra tas pokalbis su Biliu. Labai yra įdomus tas dalykas, kad vėlgi čia yra, mes matom tą stambų kadrą, matom Bilį, kuris, vieną pusę žiūri ir šypsas ir kaip jam ploja ir kaip jisai yra jų grupės dalis ir yra tas saldus, smagus gyvenimas, pasižiūri į Ratchet, ten yra to opresija ir visa kita, bet vienu momentu, kai jisai kalbėjo apie tai, kad jisai nesigėdi, kas ten vakar įvyko, jis nebemikčioja. Voblė. Tai jis nebemikčioja. Jis supranta, kokiu žmogum jis norėtų būti. Čia aš kaip sakyti, nenuveskim iki plintuso lygio, kad jis nori būti žmogum, kuris tiesiog pisasi, bet tiesiog tai yra vienas iš tų simbolių, iš to laisvo žmogaus simbolių ir jis supranta, kokiu žmogum jis nori būti. Bet kartu Ratchet, kaip tu sakai, kaip tu minėjai, jinai atskleidžia, kad jos yra draugelka su jo mama. Jinai žino mygtukus, kuriuos reikia paspausti. Ir vienas iš tų mygtukų, kai paspaudė, kas įvyksta, tai yra Bilio sugėdijimas. Biliui geriausias tas mechanizmas valdymo buvo būtent sugėdijimas. Nuolat kartojimas, kaip tu bandai nusižudyti. Nuolat kartojimas, kaip tau nepasisekė su merginom. Šį kartą jam pasisekė su merginom. Tai Ratchet eina, kaip sakyt, užsideda savo didesnę amuniciją. Aš pasakysiu tavo mamai. Bet mes žvengiam, bet akivaizdu, kad tai buvo, Kas per pizdą yra jo motina šiaip? Aš nesuprantu. Blemba, gal net ne pizda, bet gal tiesiog... Manau, kad tokia Robertėlio motina. Robertėlio. Bet jisai bandė nusižudyti. Gal jis jaučia, nuolatinę kaltę prieš tą mamą. Gali būti. Ir tas pasakymas, kad jam čia,
spėkim, kad jis čia viską ramiai, gražiai vedė, va, toj ligonį ir va čia jisai prisigėrė ir su mergom davęs, nu, jam galbūt jis kažkiek bando, nu, sulygino su tuo, kad, nu, tipo, kiek tai mamai galbūt gėda bus, kiek tai mamai galbūt bus skausmo ir taip toliau, ir jis nenori, kad mes nežinom apie tą mamą nieko, nu, bet akivaizdu, kad tai jam yra svarbiausias faktorius, nes tai buvo svarbiausia, dabar čia tikriausiai buvo, žinai, kai tu nežinau, kaip, su kuo čia paėjai, bet kai tu, tipo, nu, tu savo arsenalę turi ginklus, bet, nu, realiai, tu turi šaudmenis ir tada tu turi branduolinį ginklą. Ir branduolinis ginklas šitoj vietoje buvo, Ratchet tiesiog pasako, aš pasakysiu tavo mamai. Ir jinai jį numeta. Ir tada tai visiškai sugriauna ką tik naujai sukurtą Bilio pasaulį, kuriame jis yra mačio, kuris yra Hebros siela, kuriame jis yra Candy meilužis. Aš šiaip paprastai šnekant, jis tiesiog yra žmogus. Jis tiesiog žmogus. Jo, jis tiesiog yra Bilis. Yeah. Bilis ne pacientas, Bilis žmogus. Bilis Eyelash. Tai jį nuveda į kambariuką seselę, kad jis ten šiek tiek pabūtų su savim, kol viską iššluos ir su kitais pacientais susitvarkys. Ir mes girdim klyksmą. Ir visi nubėga žiūrėti, kas įvyko, ir mes ten matome gulinti su gerklę perpjautą Bilio kūną. Ir čia dar, kaip sakyt, paraleliai vyksta Meko galimas pabėgimas, tai yra lango atidarimas. Ir realiai jis jau lipo pro tą langą ir buvo tas klyksmas. Ir aš šiaip realiai, nu, visą tą mūsų pokalbę aš vis kėliau klausimus. Kodėl Mekas darė tą ar aną? Ar čia dėl gerumo? Ar čia dėl gerumo? Ir man atrodo, ir galbūt ir, nu, kiekvienas žiūrintis gali keltą klausimą. Gal čia yra kažkas paslėpta? Ar jam tikrai rūpi tie žmonės? Na, ar jis tik nesinaudoja siekdama savo kažkokių tikslų? Tai jeigu net jis ir naudojasi jais, ir jeigu iš pradžių jam nerūpėjo jie, tai va tas galutinis nepabėgimas, o bėgimas atgal, pažiūrėjom, nes jis žinojo, kad ten yra Bilis, bėgimas atgal parodė, kad jam tikrai tai rūpėjo. Jam rūpėjo tie žmonės ir vėlgi jis nėra racionaliai mąstant, jis nėra Hardingas, jis nėra, kuris, na, akivaizdu, kad jam tiesiog reiktų bėgti per tą langą ir tada bėgti į laisvę. Ne, jį apėmė emocijos ir vėlgi čia yra, žinai, tas sistema taisyklės ir tada yra emocijos ir jausmai. Ir galiausiai Mekui trūko plionkė, jisai suvokia, kad Bilio mirtis visgi nėra jo kaltė, tai yra Ratchet kaltė, Ratchet manipulacijų kaltė ir jis ima ją smaugti. Ir blema, kaip aš norėjau, kad jo niekas nesustabdytų. Fuck, I hate that bitch. Bet tas smaugimas realiai yra viena iš nedaugelių scenų, kur jinai parodo ne tą pusę šypsnio ar tą pusę emocijos, o jau full emocija, nes, nu, jinai, nu, akivaizdu, kai tave smaugia, tai tu nebekontroliuoji dalykų, bet čia buvo va tas vienintelis atvejis, kai jinai pilnai nekontroliavo dalykų. Tie pacientai ar apskritai sistema nebuvo priklausoma nuo jos. Jinai nebeturėjo ginklų. Ir jo, nu, realiai, jeigu nieks nebūtų sustabdę tą sistemą, vėlgi nebūtų griuvus, nes man atrodo, čia būtų atėjus nauja Ratchet. Jo, nes jinai nėra sistemos kūrėja, jinai yra labai geras jos įrankis. Bet to neįvyko ir viskas grįžo po senoviai. Mes realiai vėl grįžtam į klasikinę muziką, mes grįžtam į savo kabinete esančią Ratchet, kuris su didžiuliu galvos įtvaru kaklo. Ir įdomu, kodėl. Bet ji malonesnė. Nu, jinai daugiau šypsenos parodė. Ji dabar malonesnė, tai va. Ir šiaip kas dar, ten matosi, jie žaidžia kortom, nors prieš tai buvo uždrausta žaisti kortom. Tai galim spėti, kad vėlgi sistema nebuvo sugriauta, bet ji buvo pajudinta. Jinai buvo pajudinta ir jinai prisitaikė. Tarsi Ratchet rodo daugiau emocijos, vėl ne pusė šypsnio, pilna šypsnis. Jiem leidžiama žaisti kortom, bet ir iš tų pačių pacientų tas žaidimas kortomis, vėlgi, kas žaidžia kortom? Tas pats Hardingas, racionalus, taisyklių, nežinau, rinkinys. Tai kartu įrodo, kad ir jie jau tokie turi to pasipriešinimo ugnelę šiek tiek. Jie jau nebebijo taip, kaip jie anksčiau bijo. Prisimink, jie bijojo pakelt ranką balsuojant, ar galim žiūrėti beisbolą ar ne. Dabar jau jie nebebijo daryti dalyką, kuris netaip seniai buvo uždraustas.
Ir nors viskas grįžo į senas geras vėžes, bet Mekui ne. Kur mes sakėm, kad elektros šokas yra vienas sistemos ginklų ir tu sakei, kad yra didesnis ginklas, tai good old lobotomy. Tai va šitoj vietoje čia galima, žinai, palyginti su gulagu. Čia jau yra tremtis. Jo, mes matome, kaip yra naktis, kaip visi miega išskyrus indėną, kuris visgi laukia. Jis galbūt mano, kad Mekui yra toliau smegenys purtomos elektra ir jis vieną dieną grįš vėl apsimesdamas daržovę kaip tą vieną kartą, bet jam viskas bus ok ir kad jie vėl galės kartu bandyti bėgti į tą išsvajotąją Kanadą. Iš visų šalių. Bet jį tiesiog parveža Meką į palatą, na, jis yra visiška Kazimiera Danuta Prunskienė ir taip, tik nekalba portugališkai, iš vis nekalba. Tai va. Ir indėnas padaro, na, manau, kad vienintelį racionalų dalyką, kurį galima padaryti. Man yra labai pikta. Jo, žinau, kad artimajam labai sunku su savo artimu žmogum įsiskirti, bet mane žiauriai užpisa, kai žmonės yra laikomi daržovėmis. Kai jie jau matos paralyžiuoti, panašiai, jie egzistuoja, negyvena, bet juos laiko vien tam, kad tiems žmonėms, kurie, na, sveiki, artimiesiems, kad jiems būtų lengviau. Nors žiauriai kenčia tasai žmogus, na, būdamas jau nebe žmogum net. Tai indėnas tiesiog pasiema pagalbę, padaro seną gerą Hush little baby, don't say a word. Ir galiausiai jis išrauna. Ne, dar sustabdysiu. Dėl nužudimo. Nužudimo Meko. Šiaip jo, aš tai galvoju, iš vienos pusės, tai jo, jis jį išlaisvina iš jo, nebuvimo daržovė, jis išlaisvina, kad jis neturėtų gyventi to gyvenimo, bet man atrodo, kitas dalykas, kad jis norėjo kitiem pacientam nesugriautos vilties, nesugriauto simbolio Meko, kaip va to vėjavaikio, Meko maištautojo. Nes jeigu tu, šiaip pagal idėją, taigi galėjo tą Meką ir kitą skyrių išsiųs. Yra tas, mes matėm tas griežtesnis skyrius, kuriame yra jau sunkesni ligoniai. Bet čia irgi, man atrodo, buvo viena iš manipuliavimo priemonių. Jo, jį tiesiog parvežė kaip simbolį, kad jums irgi tai bus. Jo, kad tu negali prieštarauti sistemai, nes tave sistema sugniuždys ir sulaužys. Tai, man atrodo, viena iš priežasčių yra ir ta, kad vadas, jis nenorėjo, kad Mekas sugniuždytų kitų viltį. Dabar jau galima eiti. Tai va, tas pats fontanėlis, kurį Mekas norėjo išrauti ir pabėgti į barą, žiūrėti beisbolo, na, jis indėnui nėra toks didelis iššūkis. Bet fiziškai. Bet dvasiškai, tai vėlgi, indėno vado išėjimas iš savo kalėjimo ir įsidrasnimas čia yra Meko nuopelnas. Jis Mekui sakė, kad aš ta prasme, sako, tu didelis kaip kalnas, sako, aš nesijaučiu didelis kaip kalnas. Tai pirmiausia, jam, užgimė drąsa atsiskleisti, kad jisai šneka ir kad, išlipti iš to savo vidinio proto kalėjimo, vėliau jam atsirado tos drąsos būtent tapti tuo kalnu. Tai vėlgi, jam fiziškai tikriausiai niekada nebuvo sunku pakelti to fontanėlio ir mesti į sieną, bet dvasiškai, emociškai jam buvo sunku. Ir čia irgi buvo ta kelionė, kurią mes matėm per visą filmą. Nuo nesugebėjimo pakelti rankų, nesugebėjimo įmesti krepšį, po to mes matom, kaip jis jau sugeba mesti krepšį. Nuo nesugebėjimo kalbėti iki sugebėjimo kalbėti. Nuo nesugebėjimo suplanuoti pabėgimą ir galiausiai pabėgti iki pabėgimo. Tai laukiu šito filmo antros dalies, kur yra vado nuotykiai Kanadai. Vado nuotykiai Kanadai. Taip. Bet kartu ir visi pacientai pabunda ir pamato tą skylę sienoj. Džiugas Euroslaikas kažkur šone. Ir kartu čia irgi, va čia yra tas simbolis, kurio jie būtų netekę, jeigu Mekas būtų daržovė ir būtų su jais. Jie dabar gavo simbolį, kad yra skylė sienoj, kad yra pabėgimas ir kad tu gali sugriauti sistemą. Ir čia realiai individas sugriovė kažkiek tą sistemą. Ir mes matom mūsų herojų, tikrai filmo herojų, nueinantį vėlgi į gamtą ir čia susišaukimas su pradžia. Gamta laisvė. Pirma laisvas žmogus buvo
įtupdytas į sistemą, o čia laisvas, o čia žmogus iš sistemos išeina į laisvę. Ir tampa laisvu žmogum. Nuostabus filmas. Skrydis virš gegutės lizdo. Milošas Formanas. Taip. Kodėl šis filmas taip nesensta? Labai aš nežinau, ar tu skaitai tą Milošo Formano frazę, kurią jis pasakė, ką jis pamastė, kai jisai perskaitė scenarijų? Ne. Milošas Formanas, vėlgi, čia kontekstas tas, kad iki 68 metų, jis yra čekas ir jis iki 68 metų gyveno Čekoslovakijoje, kuri, nebuvo okupuota sovietų. Čekoslovakija tai ta šalis, iš kurios yra Vilniaus troleibusai. Vis dar. Aš pasakiau savo draugiai, kad mano vaikystė oficialiai mirs, kai nebeliks čekoslovakiškų troleibusų Vilniuje. Tai tikriausiai po 2 metų aš pagaliau tapsiu suaugusiu žmogum. Tai tikėkimės. Tai Čekoslovakija nebuvo okupuota, bet tai vis tiek buvo satelitinė Sovietų Sąjungos valstybė, buvo tas rytų blokas. Ir Milošas Formanas pasakė, kad aš perskaitęs tą scenarijų, aš suprantu to žmonės, nes jie gyvena taip, kaip aš gyvenau daugiau negu 20 metų. Tai yra, kai tau yra pasakoma, kur tu turi eiti, ką tu turi valgyti, kada tu turi miegoti, kai yra, vėlgi, ta psichiatrinė ligoninė, jinai buvo autoritarinis režimas, prieš kurį reikia kovoti. Bet įdomus, kai tu sakai, kodėl šitas filmas nesensta, tas rašytojas Kesis, kai 60-aisiais rašė, jis rašė ne apie Sovietų Sąjungą ir ne apie ten Šiaurės Koreją ar komunistinę Kiniją, jis rašė apie Ameriką. Jis rašė apie Ameriką 60-aisiais, prisiminkime, buvo tas pilietinių teisių judėjimas, Martinas Liuteris Kingas, kova prieš šitą rasinę segregaciją ir taip toliau ir taip toliau. Jis irgi kovoja apie sistemą, su kuria reikia kovoti, kur tau pasako, kur tu gali eiti, kur tu negali eiti. Va, jeigu tu esi juodaodis, tu negali sėdėti ant toj autobuso vietoje, kur yra nurodyta baltaodžiams. Tai šitas filmas nesensta, nes tai yra filmas apie kovą su būtent tą režimų ir autoritarizmų, su sistema. Ir man atrodo, šiais laikais tai irgi yra labai aktualu, kai mes kalbame apie kovą tarp demokratijų ir autoritarių. Bet šiaip smagu, kad šitas filmas nesensta, nes mes turim tikrai gerą filmą, kurį galima žiūrėti bet kada. Bet iš kitos pusės ir labai liūdna, kad jis nepaseno, kad tai vis dar aktualu, ta kova prieš kažkokią supūvusią sistemą. Bet žinai, matai, gali, žinai, aišku, tu negali palyginti, žinai, kaip gyveno žmonės 60-aisiais Amerikoje ir kaip gyveno žmonės tais pačiais 60-aisiais Sovietų Sąjungoje. Bet čia šiek tiek galim taip plačiai nežiūrėti į valstybinius rėmus, mes galim į tiesiog pačias institucijas. Mes ir dabar turime ligoninėse mobbingus, mes turime visokias kitas institucijas, kuriuose yra tokie, nešvarūs dalykai. Jo, tai aš ir norėjau pasakyti, kad, nepaisant to, kad atrodo, nebeliko, pavyzdžiui, mes negyvenom tokioj sistemai, bet Keisis rašė 60-aisiais ir jis rašė apie tą pilietinį judėjimą. Filmas išėjo 75 metais ir tai buvo, filmas išėjo praėjus 7 mėnesiam po Vietnamo karo pabaigos ir neseniai atsistatydinus Richardui Nixonui. Prisiminkim, Amerikoje tai buvo toks pasipiktinimas apskritai valdžia ir visa vyriausybė sistema, kokia jinai korumpuota ir taip toliau. Tai taip, net ir prie Nixono amerikiečiai gyveno geriau negu prie Stalino, bet tu jiem tai pasakyk. Vis tiek tai yra pati idėja, tai yra kova prieš sistemą ir taip visada bus. Visada atsiras žmonių, kurie norės įstatyti kitus žmonės į rėmus. Ar tai bus valstybinių lygmenių, ar tai bus kokiu nors institucinių lygmenių, kur savo darbuotojus nori. Ar tai bus tavo mama tiesiog? Arba tai bus tavo mama. Bet sakau, man tai šitas, kai aš perskaičiau tą frazę, Milošo Formano, aš kai žiūrėjau pirmą kartą šitą filmą žiūrėjau prieš 10 metų maždaug, būdamas paauglys. Ir man kažkaip, tu supranti tą discipliną ir taip toliau, bet aš tai kažkaip nesėjau su tuo, žinai, autoritarizmu ar apskritai. Bet šiaip, šitas filmas labai, man atrodo, gera yra tavo metafora būtent to sistemos, to režimo, kuriame dalis ir mūsų tėvų, ir mūsų senelių gyveno. Nors, pavyzdžiui, šiaip galvojant apie patį tą filmą, ir apie pačią tą sistemą, tos ligoninės, pagalvojus, tai jeigu vienas mekas sugebėjo kažkiek ją sugriauti, tai ten
kiek tų pacientų buvo ir kiek ten buvo to pačio personalo. Nu, jie patys galėjo tą padaryti, bet jie to nepadarė. Čia irgi yra įdomus tas kampas, na, kiek kartais mes nesuvokiam, kiek mes galim daug kovoti ir kiek mes galim daug pasiekti. Iš kitos pusės tai buvo puikiai parodyta, kiek mažai galbūt resursų reikia valdyti masę. Aš nežinau, ar tu žinai apie panoptikoną tokį dalyką. Nope. Čia pati pradžia tai yra tiesiog 18 ar 17 amžiuje kažkoks prancūzų filosofas, architektas suprojektavo kalėjimo idėją, kur visos kameros, šita kalėjimo kamera, ta prasme yra toks ratas ir visos kalėjimo kameros, ta anga yra į kalėjimo vidurį. Viduryje, tamsiam bokšte, sėdi vienas sargas. Tai akivaizdu, kad tas vienas sargas visų kalinių negali stebėti vienu metu. Jis gali suktis. Jis gali suktis. Ant kėdės. Bet kadangi tu būdamas kalinys, tu nematai, ar sargas tave mato ar ne, tu kartu save, žinai, apriboji. Tu save apriboji, kad aš turiu elgtis gražiai, nes kitaip sargas pamatys. Tai realiai yra vienas sargas, įsivaizduokim 1000 kalinių, bet visi 1000 kalinių ant tos tariamos grėsmės, jie yra disciplinuoti. Taip ir šitoj ligoninėj. Na, ta viena seselė sugeba, realiai jinai nieko nemuša. Jinai nieko blogo nedaro pagal idėją, bet jinai savo manipulaciją, savo sugebėjimą, va būtent tuos mygtukus spaudyti, jinai sugeba visą tą masę žmonių, dalis iš tų žmonių tikrai yra pavojingi, nes dalis iš tų žmonių yra nesavanoriškai, dalis iš tų žmonių yra, na, teisėsaugos pasiųsti čia būti. Pavojingiausias tas yra seneliukas, kuris visą laiką šoka. Jis pavojingas, nes jis gali užkurti vakarėlį. Taip. Tai jinai viena sugeba juos suvaldyti. Šiaip tai Ratched, jinai 5. vietą užėmė tarp didžiausių... Pirma vieta. Pirma vieta buvo... Jokeris gali Bybį čiaupti. Ne, pirma vieta buvo Hannibalas Lecteris. Ir jinai labai to didžiausias, nes sakė, aš esu tam pačiam sąraše, nu ta aktorė, aš esu tam pačiam sąraše kaip Hannibalas Lecteris, tai didžiausia blogė. Ji yra ta mokyklos pavaduotoja, kurios visi labiau bijo negu pačią direktorių. Bet pavaduotoja irgi, nu, gal yra atveju, bet dažnai mokyklos pavaduotoja irgi nemuša nieko, bet sugeba manipuliuoti. Čia jinai yra viena. Tai nueisim po šito alaus, aš tau pasipasakoti. Parodysi ant tos lėlės, kur ta vėlietė. Taip. Bet jinai yra viena geriausių blogiečių kino istorija. Tikrai. Man jį kelia šiurpą, aš jos nekenčiu nuo pirmo žvilgsnio. Fu. Bet jinai nieko nesumušė. Jinai nieko, nu negali, ant kiek tai yra, ant kiek blogis kartais nėra akivaizdus, nes jinai yra labai neakivaizdus blogis. Atrodo, jinai yra žmogus, kuris rūpinasi. Ir čia yra didžiausia galbūt jos blogas šaltinis yra tai, kad jinai pati galvoja, kad jinai daro gerą darbą. Jinai galvoja, kad jinai daro gerą tiem pacientam. Jinai yra tas blogietis, kur galvoja, kad jinai yra gerėtis. Hillary Clinton. Ok, Vilma, tai sakei, kad turi man paruošęs žaidimuką. Tai va, Milošas Formanas tikrai yra įsirašęs į kino istoriją ir tikrai yra puikus režisierius, o Jackas Nicholsonas yra labai puikus aktorius, kuriam teko garbė dirbti su ne vienu garsiu režisieriumi. Tai jau žinom, kad jis dirba su Milošu Formanu, o mano žaidimas tau bus, tai yra klausimai apie kitus režisierius ir ar jiem teko dirbti su Jacku Nicholsonu. Blema, kaip aš neatsakysiu nieko. Okay. Tai va, kai kurie galbūt pavardės bus, nu, ties vienu, žinau, ties vienu gal pavardė bus netokia akivaizdi, bet pasakysiu filmą ir tada žinosi tą patį režisierių. Taip, tai pirmasis režisierius yra prieštaringai vertinamas Woodys Allenas. Woodys Allenas. Ar Jackas Nicholsonas yra vaidinęs bent vienam jo filme? Nežinau filmo, bet aš įsivaizduoju Jacką Nicholsoną kaip tokį seneliuką playboyų, kuris tvirkintų jaunas mergeliukės, kas yra tiesiog Woodyo Alleno filmas, tai manau, kad taip. Ne. Ne, jis nėra vaidinęs nei vienam filme ir... Nei viename iš tų 200. Ne, nei vienam Woodys Allenas yra pasakęs, kad Jackas Nicholsonas, kai kurie kiti aktoriai, tarkim, Alas Pacino, jam tiesiog būdavo per brangus. Nu, žinai, kai tu tiesiog išeiki po vieną filmą kas mėnesį, tai... Gerai, kitas. Francis Fordas Coppola. Taip, bet čia yra žvaigždutė. Oficialiai
Jackas Nicholsonas niekada nėra vaidinęs filme, kurį režisavo Francis Fordas Coppola. Bet 60-aisiais buvo toks siaubo filmas Teroras, kurį režisavo kitas režisierius, bet likus 11 dienų iki filmavimo pabaigos jį perėmė Francis Fordas Coppola. Ir jis nėra įrašytas į Coppolos filmografiją ir jis pats Coppola nenorėjo būti įrašytas, nes jis padarė mažąją dalį darbo, bet ten vaidino Jackas Nicholsonas ir čia buvo režisierius, kur už bet kokį klausimą, už bet kokį atsakymą aš tą būčiau davęs pliusą, čia toks paguodos pliusas. Aš žinojau, aš tikrai nespėjau. Tikrai nežinojau šitą faktą. Aš nežinojau. Gerai, Stanlis Kubrickas. Švytėjimas. Here's Johnny. Teisingai. Šiaip tavo manimu, ar švytėjimas yra stipresnis vaidmuo, ar čia? Pamastykim, broliai kurmi. Šiaip tai švytėjimas, ten didesnis reidžas. Beprotybės. Jo, šiaip tai įdomu, kad ten vaidinus ta žmona, neatsimenu. Jo, jinai turėjo būti Candy. Jinai seselė turėjo. Seselė turėjo būti? Aš galvoju, kad Candy. Ne, Shirley. Shirley Temple. Kažkokia Shirley, dabar net Duval, man atrodo. Tai jo, jinai turėjo, bet po to jie po 5 metų. Jei netiktų, jos veidas per daug toks verkiantis. Jinai atrodo varganai, su visa pagarba jai. Galimai mirus. Jau žinai, tai tuo labiau. Gerai, kitas. Stevenas Spielbergas. Kas nėra vaidinę pas Steveną Spielbergą? Tai ar Jackas Nicholsonas yra vaidinę? Manau, kad yra. Ne, nėra. Nėra? Jisai norėjo jį castinti, Spielbergą, Jacką Nicholsoną, tam filme 3 laipsnio kontaktai, ten Close Encounters of a Third, kažką apie ateivius. Žodžiu, filmas apie ateivius ir jis norėjo, kad Jackas Nicholsonas vaidintų pagrindinį ateivį. Ne, pagrindinį ten veikėją, bet Jackas Nicholsonas atsisakė, nes jam atrodo, kad tai yra per mažai dramatiška rolė, ta prasme parodyti savo aktorinius sugebėjimus. Jis nenorėjo, kad jį užgoštų specialieji efektai. Tai kol kas, tavo vidutiniškai sekas. Aš sakiau, kad aš sakinsiu šitame žaidime. Gerai. Kitas prieštaringai vertinamas žmogus, mėgstantis daug jaunesnės moteris negu jis yra, Romanas Polanskis. Blemba, jis kažkokiam Polanskio filme berods yra. Yra jo. Tai taip ar ne? Taip. Chinatown. Chinatown, teisingai. Chinatown. Ten irgi dar jis toks jaunas, dar ganėtinai išvaizdus. Čia ten, man atrodo, metai ir kokie 2-3 metai prieš Gegutės lizdą yra kinų miestelis. Gerai, Martinas Scorsese. Scorsese. Jo, Departed. Mano mėgstamiausias Scorsese filmas po Goodfellas. Taip, teisingai, jis ten vaidino ir ten vienas jau paskutinių jo vaidmenų, Jacko Nicholsono. Kuris dingęs? Tiesiog išėjo į pensiją. Galvoju, ar aš kažko nežinau. Ne, jis tiesiog išėjo ir jis lankosi Lakersų varžybose, nes jis yra realiai oficialus Lakers meskatas. Čia kaip Lavrinovičiai. Vulfsų. Arba Paulius Ambrazevičius Ryto. Busgi raustai, pralauš vieną šaltą, kur Kšištofas raustins Dariušą. Ar Dariušas Kšištofą? Bliuolį. Gerai. Timas Burtonas. Ar jis yra vaidinęs kažkokiam beprotiškai nėra. Jis yra vaidinęs 2 Timo Burtono filmuose. Tai pirmas yra Batmanas, jis vaidino Jokerį. Tiksliai, jis Jokeris. Ir kitas filmas yra nuostabusis filmas Marsas atakuoja, kuris vaidino Jungtinių valstijų prezidentą. Jis ten prezidentų buvo? Taip. Aš tą filmą matęs vaikystėje ir per teliką, tai reikėtų pažiūrėti šiaip. Jokingas filmas, kiek pamenu. Davidas Linčas. Pas Davidą Linčą. Nėra. Teisingai, jis nėra, bet jisai yra įkvėpęs kažkiek vieną svarbiausių Linčo filmų, tai yra Mulholland Drive. Tai pats pavadinimas yra įkvėptas Nicholsono, nes Nicholsonas pasirodo turi kličkę Mulholland Man ir tai atėjo nuo jau minėto filmo Chinatown, kuris vaidino detektyvą ir aš nemačiau Mulholland Drive, tai negaliu pasakyti, bet pasirodo viena scena yra kažkokia įkvėpta Jacko Nicholsono tam filme.
Gerai, dar 2 liko. Ir čia yra tas režisierius, kur aš pasakysiu vardą, jeigu tu pasakai. Ta prasme, jeigu tu žinai, koks čia režisierius, viskas gerai, jeigu ne, tai aš įvesiu į kontekstą. Tai yra George'as Milleris. Čia toks vardas, žinai, kur... Tai va, jis yra gana generic. Jo. Tai yra nuostabus kinoprotas atsakingas už tokius nuostabius filmus kaip Pašėlęs Maksas. Okay. Žinai Pašėlus Maksą. Mad Max. Tada yra Mažylis, tas apie Kiaulaitę. Okay. Ir Linksmosios pėdutės. Labai skirtingi filmai. Tai pagalvo, kad jis pirmą padarė tą originalų Mad Maxą, tada padarė Babe ir Linksmosios pėdutės ir po to vėl grįžo prie Mad Max. Mano spėjimas, kad George'as Milleris bus padaręs dar vieną kokį multiką ir tiesiog Jackas Nicholsonas įgarsino kokį veikėją. Ne, bet tu teisus, jisai vaidino pas jį filme Eastwicko raganos. Kas? Eastwicko ten Cher, Susan Sarandon ir dar kažkas vaidino raganos, kurios suvilioja vyrą ir tas vyras yra Jackas Nicholsonas. Okay. Ir paskutinis režisierius. Gerai, aš tik suskaupt. Nu, taip. Emilis Vėlyvis. Federico Fellini. Federico Fellini. Blema, man jis labai girdėtas. Federico Fellini. Sakysiu, kad ne. Teisingai. Jackas Nicholsonas nevaidino pas Fellini, bet jis yra vaidinęs pas kitą italų kinometrą Antonioni. Tai va, tai tavo rezultatas yra taip, 1, 2, 3, 4, 5, lygiai pusę. Va. Lygiai pusę. Bet prisiminkim, kad vienas buvo paguodos taškas. Ne, aš pilnai esu pusiau Jacko Nicholsono fanas. Tai jo, Vilmantai, ačiū tau labai. Šį kartą tu daugiau žinių atsinešiai. Tai čia yra proga pasitemti. Ne, šiaip aš tų faktų daug nežinojau, nes aš labai nemėgstu faktų ieškoti Wikipedijose, aš dažniausiai bandau susirasti kokius intervus ar kažką. Ir šį kartą sakau, labai mažai podcastų, labai mažai laidų ar kažko būtent su šito filmu, kas man keista yra, nes jis yra mano galva tai ikoniškas filmas, bet turbūt mano galva. Nu, ne tavo galva, nu, tai yra ikoniškas filmas, kur puikia vaidyba, puikus scenarijus, puikia režisūra ir puikios temos, kurias tu galėjai nagrinėti tada ir kurias gali nagrinėti dabar. Ir šiaip yra, va čia galbūt paskutinis akcentas, man atrodo, kad yra gerai, kad mes, pavyzdžiui, dabar tiek galbūt nagrinėjom tą antrą sluoksnį, nes pirmas sluoksnis pati psichiatrinė ligoninė kažkiek užgožė, kodėl tas antras sluoksnis nebuvo tyrinėjamas 75 metais. Ant kiek žmonės buvo šokiruoti pačios tos realybės psichiatrinės ligoninės, kuri jau irgi nebeatspindėjo, nes 75 filmo išleidimo metai, 60-ieji, kada vyko siužetas, nu, pavyzdžiui, lobotomija jau buvo nebedaroma Amerikoje, bet Prancūzijoje pasirodo iki 80, man tai yra sunkiai suvokiama, kad iki 80-ųjų lobotomiją darydavo ir išpjaudavo ten smegenėlių dalį, bet tai šokiravo, kad žmonės nepamatė tų antros apie kontrolę, apie sistemą ir apie viską. O dabar mes atplėšiam tą. Ir man atrodo, ypač šiais laikais reikia apie tai pamastyti, reikia apie tai pagalvoti. Tai bėkit žiūrėt Skrydis virš gegutės lizdo, bėkit mus pasubscribint, mes esame Instagrame, mes esame Spotify'e, mes esame YouTube'e, like, share ir... Nesam TikTok'e dar. Dar ne. Gal ateis diena. Dar neužsikūrė. Gal ateis diena, kai kokį šokį pašoksim, kaip tas seneliukas iš psichuškės. Ir jeigu esat gulėję vasaruškiai, parašykit mums laišką, atsukam juostą@gmail.com, pasidalinkit savo patirtim. Gal kažkas gal jūs turėjot savo meką. Tai ačiū Vilmantai. Ačiū tau. Sudie. Ate.